Jūsų kūnas šiuo metu juda erdvėje greičiu, kuris viršyje 2 milijonus kilometrų per valandą. Ne dėl to, kad judėtumėte, ne dėl to, kad Žemė sukasi aplink Saulę, ne dėl to, kad mūsų Saulės sistema skrieja aplink paukščių tako centrą. Jūs judite tokiu greičiu, nes pati erdvė po jumis plečiasi. Kiekviena sekundė, kol skaitote šios žodžius, erdvė tarp jūsų ir tolimiausių galaktikų išsiplečia maždaug 3000 kilometrų. Ir štai kas iš tiesų bauginanti. Šis plėtimasis spartėja. Kažkas nematomo stumia visatą į šalis vis greičiau ir greičiau. Mokslininkai vadina tai tamsąją energiją. Ir ji ne tiesiog plečia visatą, ji ją plėšo į gabalus. 21 amžiaus pradžioje 2 nepriklausomų mokslininkų komandos, viena vadovaujama Saulo Perlmuterio iš Berklio nacionalinės laboratorijos, kita Adamo Riso ir Briano Schmidto iš Australijos nacionalinio universiteto, stebėjo tolimas supernovas. Jie tikėjosi pamatyti, kad visatos plėtimasis lėtėja. Gravitacija, manė jie, turėtų traukti viską atgal, sulėtinti tą kosminį bėgimą, kuris prasidėjo po didžiojo sprogimo. Vietoj to jie atrado kažką, kas prieštaravo visai fizikos logikai. Visata plečiasi vis greičiau. 24 metais už šį atradimą jie gavo Nobelio premiją. Bet kartu su premija atėjo ir bauginantis supratimas. Mes gyvename visatoje, kuri ne tiesiog plečiasi, bet spartėja link savo pačios sunaikinimo. Įsivaizduokite, kad stovite ant tilto ir žiūrite į upę. Vanduo teka ramiai, nuosekliai. Dabar įsivaizduokite, kad tas vanduo pradeda tekėti greičiau, dar greičiau ir dar greičiau, kol galiausiai srovė tampa tokia galinga, kad pradeda plėšyti patį upės dugną, ardyti akmenis, skaldyti uolas. Būtent tai vyksta su mūsų visata. Tik vietoj vandens – erdvė. Ir vietoj akmenų – galaktikos, žvaigždės, planetos, atomai. Kai Edvinas Hubble'as XIX amžiaus 3-ame dešimtmetyje pirmą kartą pastebėjo, kad galaktikos tolsta nuo mūsų, tai buvo revoliucija. Jis naudojo 100 colių teleskopą Wilsono kalno observatorijoje Kalifornijoje ir matė, kaip tolimų galaktikų šviesa paslenka link raudonosios spektro dalies. Kuo toliau galaktika, tuo labiau jo šviesa buvo paraudonavusi. Tai reiškia, kad ji tolsta nuo mūsų. Bet Hubble'as manė, kad šis plėtimasis yra pastovus arba net lėtėja. Jis negalėjo įsivaizduoti, kad visata gali elgtis kaip automobilis, kurio vairuotojas vis labiau spaudžia akseleratorių. Perlmuterio ir Riso komandos stebėjo ypatingą supernovų tipą, vadinamas IA tipo supernovomis. Tai baltųjų nykštukių žvaigždžių sprogimai, kurie visada vyksta beveik vienodu ryškumu. Tai daro jas idealiais standartiniais žvakidžiais. Objektais, kurių tikrąjį ryškumą žinome, todėl galime apskaičiuoti, kaip toli jie yra. Kai mokslininkai palygino, kaip ryškios šios supernovos turėtų būti su tuo, kaip ryškios jos iš tiesų atrodė, jie rado nesutapimą. Supernovos buvo blankesnės, nei turėjo būti. Tai reiškia, kad jos buvo toliau, nei turėtų būti, jei visata plėstųsi pastoviu greičiu. Vienintelis paaiškinimas – visatos plėtimasis spartėja. Bet kasgi yra ta tamsoji energija, kuris stumia visatą į šalis? Atsakymas paprastas ir kartu frustruojantis. Mes nežinome. Mes žinome tik tai, ką ji daro. Ji užpildo visą erdvę, kiekvieną kubinį centimetrą visatos. Ji nesusilpnėja, kai erdvė plečiasi. Priešingai nei materija, kuri retėja, kai visata didėja, tamsiosios energijos tankis lieka pastovus. Tai reiškia, kad kuo didesnė tampa visata, tuo daugiau tamsiosios energijos joje atsiranda. Ir tuo stipresnė tampa jos įtaka. Įsivaizduokite guminę juostą su 2 taškais ant jos. Kai temptumėte juostą, taškai tolsta vienas nuo kito. Bet dabar įsivaizduokite, kad pati guma turi savybę, kuri verčia ją tempti save pačią. Ir kuo labiau ji ištįsta, tuo stipresnė tampa ta savybė. Galiausiai guma pradeda tempti save tokia jėga, kad pradeda plyšti. Būtent taip veikia tamsoji energija. Šiandien mokslininkai apskaičiavo, kad tamsoji energija sudaro maždaug 68% visos visatos energijos. Tamsioji materija, kita paslaptinga substancija, kurią jaučiame tik per jos gravitacinį poveikį, sudaro 27%.
O visa įprasta materija – žvaigždės, planetos, jūs, aš – viskas, ką galime pamatyti ir paliesti, sudaro vos 5 procentus. Mes gyvename visatoje, kurios 95 procentai yra mums visiškai nesuprantami. Bet tamsiosios energijos poveikis yra labai suprantamas ir labai realus. Prieš 8 milijardus metų, kai visata buvo maždaug perpus jaunesnė nei dabar, gravitacija ir tamsioji energija buvo maždaug vienodo stiprumo. Gravitacija traukė viską į vidų, tamsioji energija stūmė viską į išorę ir jos buvo pusiausvyroje. Bet nuo to momento tamsioji energija pradėjo laimėti. Erdvė plėtėsi vis greičiau ir gravitacija nebegalėjo sustabdyti šio proceso. Dabar pagalvokite apie tai, ką tai reiškia ateičiai. Šiuo metu mes galime matyti galaktikas, kurios yra už 14 milijardų šviesmečių. Bet kiekvieną dieną kai kurios galaktikos, kurias šiandien teoriškai galėtume pamatyti, pereina už vadinamojo kosminio horizonto, ribos, už kurios objektai tolsta nuo mūsų greičiau nei šviesos greitis. Ne todėl, kad jie patys juda tokiu greičiu, bet todėl, kad erdvė tarp mūsų ir jų plečiasi tokiu greičiu. Kai galaktika pereina už šio horizonto, jo šviesa niekada nebepasiekia mūsų. Ji išnyksta iš mūsų visatos amžiams. Mokslininkai iš Dartmuto koledžo 20 metais paskelbė tyrimą, kuriame apskaičiavo, kad per kitus 100 milijardų metų 97 procentai galaktikų, kurias šiandien galime stebėti, išnyks už kosminio horizonto. Mūsų paukščių takas ir kelios kaimininės galaktikos iš vietinės galaktikų grupės sulies į vieną milžinišką galaktiką. O viskas kita. Trilijonai galaktikų, kurias šiandien matome teleskopuose, bus prarastos amžinai. Būsimi astronomi, jei tokie bus, žvelgs į dangų ir matys tik vieną galaktiką – savo pačių. Jie galvos, kad visa visata – tai tik jų galaktika, apsupta begalinės tuščios erdvės. Bet tai tik pradžia. Tikrasis siaubas prasideda, kai pagalvoja apie tai, kas nutiks dar vėliau. 23 metais fizikas Robertas Caldwellas iš Dartmuto koledžo kartu su kolegomis paskelbė patikslintus skaičiavimus apie vadinamąjį didįjį plyšimą – Big Rip scenarijų. Jų skaičiavimai rodo, kad jei tamsiosios energijos intensyvumas toliau didės dabartiniais tempais, visata pasieks kritinį tašką maždaug po 22 milijardų metų nuo dabar. Kas nutiks tą akimirką? Pirmiausia, tamsiosios energijos jėga taps stipresnė už gravitacinę jėgą, kuri laiko kartu galaktikų spiečius. Šie milžiniški struktūrų dariniai, kuriuose yra tūkstančiai galaktikų, pradės irti. Paskui, maždaug prieš 60 milijonų metų iki galo, tamsioji energija taps stipresnė už gravitaciją, kuri laiko kartu atskiras galaktikas. Paukščių takas, ar kas nors, kas iš jo liks, pradės byrėti į atskiras žvaigždes. Prieš 3 mėnesius iki galo tamsiosios energijos jėga viršys gravitaciją, kuri laiko kartu planetų sistemas. Žemė, jei ji dar egzistuos, bus išmesta iš orbitos aplink Saulę. Jis skries vienišai per vis labiau plečiančią erdvę, šaldama tamsoje. Prieš 30 minučių iki galo pati Žemė pradės irti. Tamsiosios energijos jėga taps stipresnė už elektromagnetinės jėgas, kurios laiko kartu atomus planetoje. Uolos pradės byrėti į dulkes. Vandenynas išgaruos į atskirus molekulės. O paskutinę sekundę prieš galą net atomai nebeatlaikys. Tamsiosios energijos jėga taps tokia galinga, kad ji įveiks stipriąją branduolinę jėgą, stipriausią žinomą gamtos jėgą, kuri laiko kartu protonus ir neutronus atomo branduolyje. Kiekvienas atomas visatoje bus suardytas į elementarias daleles. Erdvė plėšis taip greitai, kad net šviesa nebegalės keliauti. Laikas praras prasmę. Visata baigsis ne su trenksmu, bet su plyšimu. Žinoma, 22 milijardai metų – tai neįsivaizduojamai ilgas laikas. Žmogaus civilizacija egzistuoja vos keletą tūkstančių metų. Visa žmonijos istorija, nuo pirmųjų miestų Mesopotamijoje iki šių dienų, yra mažesnė už akimirką palyginus su laiko tarpais, apie kuriuos kalbame. Bet štai kas svarbu. Mes dabar žinome, kad visata turi pabaigą. Ne teorinę, ne hipotetinę, bet realią, apskaičiuotą, neišvengiamą pabaigą. Ir dar svarbiau, šis procesas jau vyksta. Kiekvieną sekundę erdvė plečiasi. Kiekvieną dieną tolimos galaktikos tolsta nuo mūsų šiek tiek greičiau nei vakar. Kiekvieną milijoną metų tamsiosios energijos įtaka tampa šiek tiek stipresnė.
Mes gyvename visatoje, kuri jau pradėjo savo kelionę link savęs sunaikinimo. Mes tiesiog esame pakankamai anksti šioje kelionėje, kad galėtume stebėti, kaip ji prasideda. Kai Perlmuteris, Rysas ir Šmitas paskelbė savo atradimą XIX amžiaus 90-ame dešimtmetyje, daugelis mokslininkų iš pradžių atmetė jų rezultatus. Tai atrodė per daug keista, per daug neįtikėtina. Visata, kuri ne tik plečiasi, bet ir spartėja. Tai prieštaravo visam, ką mokslininkai manė žinantys apie kosminę evoliuciją. Bet pakartotiniai stebėjimai, atlikti skirtingais teleskopais, skirtingų komandų, vis patvirtindavo tą patį rezultatą. Tamsioji energija buvo reali. Šiandien mokslininkai naudoja vis galingesnius įrankius, kad suprastų tamsiosios energijos prigimtį. Kosminis teleskopas Džeimsas Vebas, paleistas 21 metais, stebi tolimiausias galaktikas, bandydamas suprasti, kaip tamsioji energija veikia ankstyvoje visatoje. Vera Rubino observatorija Čilėje, kuri pradės veikti 25 metais, sudarys detalų 3 dimensijų visatos žemėlapį, parodantį, kaip tamsioji energija formavo kosminių struktūrų evoliuciją. Bet kuo daugiau mes sužinome, tuo keistesnė tampa situacija. Kai kurie mokslininkai siūlo, kad tamsioji energija gali būti nepastovi jėga, bet kintanti, kad jos intensyvumas gali keistis laikui bėgant. Jei taip, tai didysis plyšimas gali įvykti anksčiau arba vėliau nei 22 milijardai metų, arba gali visai neįvykti. Kiti siūlo, kad tamsioji energija gali būti susijusi su pačios erdvės savybėmis, kad tuščia erdvė turi energiją, kuri stumia ją plėstis. Albertas Einšteinas XIX amžiaus antrajame dešimtmetyje, kurdamas savo bendrąją reliatyvumo teoriją, įvedė vadinamąją kosmologinę konstantą, matematinį terminą, kuris atspindėjo energiją būdingą pačiai erdvei. Bet vėliau jis atsisakė šios idėjos, pavadindamas ją didžiausia savo gyvenimo klaida. Dabar pasirodo, kad Einšteinas galbūt buvo teisus nuo pat pradžių. Tamsioji energija gali būti būtent ta kosmologinė konstanta, kurią jis įvedė prieš 100 metų. Tačiau yra problema. Kai fizikai bando apskaičiuoti, kokia turėtų būti vakuumo energija pagal kvantinę mechaniką, jie gauna skaičių, kuris yra 120 eilių didesnis nei stebima tamsiosios energijos vertė. Tai didžiausias neatitikimas tarp teorijos ir stebėjimų visoje fizikos istorijoje. Kažkas fundamentalaus mūsų supratime apie visatą yra ne taip. Kai kurie mokslininkai siūlo radikalias alternatyvas. Galbūt tamsiosios energijos iš viso nėra. Galbūt vietoj to mūsų supratimas apie gravitaciją yra neteisingas dideliuose atstumuose. Galbūt Einšteino bendroji reliatyvumo teorija, kuri puikiai veikia Saulės sistemoje ir net galaktikose, pradeda žlugti kosminiais masteliais. Bet kol kas visi bandymai modifikuoti gravitacijos teoriją nesugeba paaiškinti visų stebėjimų taip gerai, kaip tai daro tamsiosios energijos hipotezė. Yra ir dar keistesnių idėjų. Kai kurie teoretikai siūlo, kad mes gyvename tik vienoje iš begalės visatų, vadinamojoje multivisatoje. Kiekvienoje iš šių visatų tamsiosios energijos kiekis gali būti skirtingas. Daugumoje jų tamsiosios energijos yra per daug arba per mažai, kad galėtų susiformuoti žvaigždės ir planetos. Mes egzistuojame būtent toje visatoje, kurioje tamsiosios energijos kiekis yra tinkamas gyvybei atsirasti. Ne todėl, kad tai kažkaip specialu, bet tiesiog todėl, kad kitose visatose nebūtų nieko, kas galėtų užduoti šį klausimą. Bet grįžkime prie to, ką mes tikrai žinome. Mes žinome, kad visata plečiasi. Mes žinome, kad šis plėtimasis spartėja. Mes žinome, kad kažkas, ką vadiname tamsiąją energiją, stumia erdvę plėstis vis greičiau. Ir mes žinome, kad jei šis procesas tęsis, visata galiausiai bus suardyta. Įsivaizduokite, kad stovite ant kranto ir žiūrite, kaip vandenynas atoslūgis. Iš pradžių vanduo traukiasi lėtai, ramiai, bet paskui jis pradeda trauktis greičiau ir greičiau, kol galiausiai jūs matote, kaip vandenynas traukiasi už horizonto, palikdamas tik sausą dugną. Dabar įsivaizduokite, kad tas dugnas taip pat pradeda trauktis, skeldėti, byrėti į dulkes. Ir tos dulkės taip pat pradeda irti į dar smulkesnes daleles. Būtent tai nutiks su visata. Šiandien, kai žvelgiame į naktinį dangų, mes matome galaktikas, kurios yra už milijardų šviesmečių. Jų šviesa keliavo per erdvę milijardus metų, kad pasiektų mūsų akis.
Kai žiūrime į jas, mes žiūrime į praeitį. Matome, kaip tos galaktikos atrodė prieš milijardus metų. Bet ateityje, kai tamsiosios energijos poveikis taps dar stipresnis, tos galaktikos išnyks iš mūsų regėjimo lauko. Ne todėl, kad jos bus sunaikintos, bet todėl, kad erdvė tarp mūsų ir jų plėsis taip greitai, kad jų šviesa niekada nebepasieks mūsų. 21 amžiaus pradžioje mokslininkai iš Harvardo universiteto apskaičiavo, kad jau dabar yra galaktikų, kurias mes teoriškai galime matyti teleskopuose, bet kurių niekada nebegalėsime pasiekti, net jei keliautume šviesos greičiu. Erdvė tarp mūsų ir jų plečiasi greičiau, nei mes galėtume skriesti. Tai tarsi bandymas bėgti ant bėgančios takelio, kuris juda priešinga kryptimi greičiau, nei jūs galite bėgti. Nesvarbu, kaip greitai judėtumėte, niekada nepasiektumėte kito galo. Dabar pagalvokite apie tai giliau. Jei erdvė gali plėstis greičiau nei šviesos greitis, tai reiškia, kad informacija negali keliauti per visą visatą. Yra dalių visatos, kurios yra už mūsų kosminio horizonto ir su kuriomis mes niekada nebegalėsime susisiekti. Jos egzistuoja, bet jos yra mums amžinai nepasiekiamos. Tai tarsi gyventi saloje, kuri lėtai grimsta į vandenyną, žinant, kad kitos salos taip pat grimsta, bet jūs niekada nebegalėsite jų pasiekti. Kai kurie filosofai ir mokslininkai klausia, ar tai, kas yra už mūsų kosminio horizonto, iš tikrųjų egzistuoja. Jei mes niekada negalime to stebėti, jei jokia informacija iš ten negali mūsų pasiekti, ar tai turi kokią nors prasmę sakyti, kad tai egzistuoja? Tai primena seną filosofinį klausimą. Ar medis krintantis miške skleidžia garsą, jei niekas jo negirdi? Tik dabar kalbame ne apie medžius, o apie trilijonus galaktikų. Bet grįžkime prie mūsų pačių galaktikos, prie paukščių tako. Net jei visos kitos galaktikos išnyktų už horizonto, mes vis tiek turėtume savo galaktiką, ar ne? Deja, net ir ji nėra saugi. Kaip minėjau anksčiau, maždaug prieš 60 milijonų metų iki didžiojo plyšimo, tamsiosios energijos jėga taps stipresnė už gravitaciją, kuri laiko kartu galaktiką. Žvaigždės pradės sklaidytis į erdvę. Paukščių takas nustos būti galaktika ir taps tiesiog chaotiškų žvaigždžių debesiu, kuris toliau plinta. Bet dar prieš tai nutiks kažkas kita. Maždaug po 5 milijardų metų nuo dabar mūsų Saulė išnaudos visą vandenilį savo branduolyje ir pradės plėstis į raudonąjį milžiną. Ji prarijus Merkurijų, Venerą ir galbūt net Žemę. Bet tai yra normalus žvaigždės evoliucijos procesas, neturintis nieko bendra su tamsiąja energija. Tamsiosios energijos poveikis tuo metu dar bus per silpnas, kad turėtų įtakos atskiroms žvaigždėms. Tačiau po maždaug 100 trilijonų metų, skaičius toks didelis, kad sunku jį suvokti, visos žvaigždės visatoje bus išnaudojusios savo kurą. Paskutinės raudonosios nykštukės, mažiausios ir ilgiausiai gyvenančios žvaigždės, užges. Visata pasiners į tamsą. Liks tik juodosios skylės, neutroninės žvaigždės, baltieji nykštukai ir šaltos planetos klaidžiojančios tamsoje. Bet net juodosios skylės nėra amžinos. Fizikas Stephenas Hawkingsas 7-ajame dešimtmetyje įrodė, kad juodosios skylės lėtai išgaruoja dėl kvantinių efektų. Milžiniška juodoji skylė, kurios masė ofdara milijonas saulių, išgaruos per maždaug 10 pakeltą 103 laipsnių metų. Tai skaičius su 100 nulių. Kai paskutinė juodoji skylė išgaruos, visatoje neliks nieko, išskyrus retą elementarių dalelių ir fotonų dujas, plintančią per vis plečiančią erdvę. Tai vadinamas šiluminės mirties scenarijus. Visata, kurioje viskas pasiekia vienodą temperatūrą, kurioje nebėra energijos gradientų, kurie galėtų skatinti bet kokius procesus. Tai visata, kurioje niekas nevyksta, nes niekas negali vykti. Tai galutinė entropijos pergalė, visiškas chaosas, visiškas netvarkingumas, visiškas sustingimas. Bet didysis plyšimas siūlo kitokią pabaigą. Vietoj to, kad visata lėtai mirštų šiluminėje mirtyje, ji bus smurtingai suardyta. Vietoj begalinio šalčio ir tuštybės bus akimirka, kai pati erdvė plyš. Keista, bet kai kurie mokslininkai sako, kad didysis plyšimas yra geresnė pabaiga nei šiluminė mirtis. Bent jau tai yra tikra pabaiga, o ne begalinis nykimas. Žinoma, yra ir kitų galimų scenarijų. Jei tamsiosios energijos intensyvumas laikui bėgant mažėja, o ne didėja, visata gali išvengti didžiojo plyšimo.
Vietoj to ji gali tęsti plėtimąsi amžinai, bet lėtėjančiu tempu, galiausiai pasiekdama šiluminę mirtį. Arba, jei tamsiosios energijos intensyvumas pasikeistų į priešingą, jei ji pradėtų traukti, o ne stumti, visata galėtų pradėti trauktis atgal, galiausiai kolapsuodama į vadinamąjį didįjį suspaudimą, priešingybę didžiajam sprogimui. Kai kurie mokslininkai net siūlo, kad po didžiojo suspaudimo galėtų įvykti naujas didysis sprogimas, sukuriantis naują visatą. Galbūt mūsų visata yra tik viena iš begalės ciklų – sprogimas, plėtimasis, suspaudimas, vėl sprogimas. Bet tai yra spekulacijos. Mes neturime jokių įrodymų, kad kažkas egzistavo prieš mūsų didįjį sprogimą. Ir mes nežinome, ar kas nors gali egzistuoti po visatos pabaigos. Grįžkime prie to, ką mes tikrai žinome ir galime išmatuoti. Šiandien mokslininkai naudoja įvairius metodus, kad išmatuotų tamsiosios energijos savybės. Vienas iš jų yra vadinamas barioninių akustinių osciliacijų metodas. Tai garsas, tiksliau garso bangos, kurios sklido per ankstyvąją visatą, kai ji buvo karšta ir tanki. Šios bangos paliko pėdsakus galaktikų pasiskirstime, kuriuos mes galime matyti šiandien. Analizuodami šiuos pėdsakus, mokslininkai gali apskaičiuoti, kaip greitai visata plėtėsi skirtingais laikotarpiais. Kitas metodas yra vadinamas silpnojo gravitacinio lęšio efektas. Kai šviesa iš tolimų galaktikų keliauja per erdvę, ji yra lenkiama tarpinių galaktikų ir tamsiosios materijos gravitacijos. Analizuodami, kaip iškraipomas tolimų galaktikų vaizdas, mokslininkai gali sudaryti žemėlapį, rodantį, kaip materija ir tamsioji energija yra pasiskirsčiusios visatoje. Dar vienas metodas yra kosminio mikrobangų fono spinduliuotės tyrimas. Tai šviesa, kuri liko iš labai ankstyvos visatos, kai ji buvo vos 300 000 metų amžiaus. Šiandien ši šviesa yra atvėsusi iki vos kelių laipsnių virš absoliutaus nulio ir pasiekia mus kaip mikrobangų spinduliuotė. Bet joje yra subtilūs temperatūros skirtumai, kurie atskleidžia, kaip materija buvo pasiskirsčiusi ankstyvoje visatoje. Analizuodami šiuos skirtumus, mokslininkai gali apskaičiuoti kosminius parametrus, įskaitant tamsiosios energijos kiekį. Visi šie skirtingi metodai duoda tą patį rezultatą. Tamsioji energija sudaro maždaug 68% visatos. Tai yra neįtikėtinai tikslus sutapimas. Kai skirtingi nepriklausomi matavimo būdai duoda tą patį atsakymą, mokslininkai gali būti tikri, kad jie mato kažką realaus, o ne tik matavimo klaidą. Bet vis tiek lieka pagrindinis klausimas – kas yra tamsioji energija? Kodėl ji egzistuoja? Kodėl jos yra būtent tiek, kiek yra, o ne daugiau ar mažiau? Tai yra vienas didžiausių neatsakytų klausimų šiuolaikinėje fizikoje. Ir atsakymas į šį klausimą gali pakeisti viską, ką mes manome žinantys apie visatą. Bet kas būtų, jei tamsioji energija nėra tai, kuo mes ją laikome? Kas būtų, jei tai, ką mes vadiname energija, iš tikrųjų yra erdvės savybė, kuri egzistavo nuo pat didžiojo sprogimo? Arba dar keisčiau, kas būtų, jei tai yra ne energija, o mūsų nesupratimas apie tai, kaip veikia gravitacija didžiuliuose atstumuose? 24 metais tarptautinė mokslininkų komanda iš Europos kosmoso agentūros paskelbė naujus duomenis iš Euklido kosminio teleskopo. Jie sudarė detalų 3 dimensijų žemėlapį, rodantį daugiau nei 10 milijonų galaktikų pasiskirstimą erdvėje. Ir tai, ką jie rado, buvo dar keistesnis vaizdas nei tikėjosi. Tamsiosios energijos poveikis nėra vienodas visoje visatoje. Kai kuriuose srityse jie atrodo stipresnė, kitose silpnesnė. Tai tarsi vandenynas, kuriame yra srovės. Kai kuriuose vietose vanduo teka greičiau, kitose lėčiau. Įsivaizduokite, kad žiūrite į žemėlapį, kuriame pažymėtos visos pasaulio upės. Iš tolo atrodo, kad vanduo tiesiog teka nuo kalnų į jūrą. Bet kai priartinate, matote, kad yra sūkuriai, atbulai tekančios sritys, ramūs baseinai ir siautulingos kriokliai. Būtent taip atrodo visatos plėtimasis, kai jį išmatuojame pakankamai tiksliai. Tamsiosios energijos poveikis nėra paprastas, vienodas spaudimas. Tai sudėtingas, kintantis laukas, kuris veikia skirtingai skirtingose visatos dalyse. Tai kelia fundamentalų klausimą. Ar tamsioji energija iš tikrųjų yra energija tokia prasme, kaip mes suprantame šį žodį? Energija fizikoje yra kažkas, kas gali atlikti darbą,
kas gali judėti iš vienos vietos į kitą, kas gali keistis. Bet tamsioji energija atrodo esanti kažkas fundamentaliau. Ne dalykas, kuris egzistuoja erdvėje, bet pačios erdvės savybė. Pagalvokite apie tai taip. Kai jūs pripučiate balioną, oras viduje spaudžia gumą iš vidaus. Bet kas būtų, jei pati guma turėtų savybę, kuri verčia ją plėstis savaime, be jokio oro viduje? Būtent taip veikia tamsioji energija. Tai ne kažkas, kas užpildo erdvę ir ją stumia. Tai pačios erdvės savybė, kuri verčia ją plėstis. Kvantinė mechanika siūlo vieną galimą paaiškinimą. Pagal kvantinę teoriją, net visiškai tuščia erdvė nėra tikrai tuščia. Ji pilna vadinamųjų virtualių dalelių. Dalelių, kurios atsiranda ir išnyksta per tokius trumpus laiko tarpus, kad mes negalime jų tiesiogiai stebėti. Šios virtualios dalelės sukuria energiją, vadinamąją vakuumo energiją. Ir ši vakuumo energija galėtų būti tai, ką mes vadiname tamsąją energiją. Problema ta, kad kai fizikai bando apskaičiuoti, kiek vakuumo energijos turėtų būti pagal kvantinę mechaniką, jie gauna skaičių, kuris yra neįsivaizduojamai didelis. Jei tiek energijos iš tikrųjų egzistuotų, visata plėstųsi taip greitai, kad atomai nebūtų galėję susiformuoti. Žvaigždės, planetos, gyvybė, niekas iš to nebūtų galėję egzistuoti. Bet mes čia esame, todėl kažkas yra fundamentaliai ne taip su šiais skaičiavimais. Tai vadinama kosmologinės konstantos problema. Ir tai yra viena didžiausių neatsakytų mįslių šiuolaikinėje fizikoje. Kodėl stebima vakuumo energija yra tokia maža, palyginus su tuo, ką numato teorija? Ar yra kažkoks mechanizmas, kuris panaikina didžiąją dalį vakuumo energijos? Ar mūsų kvantinės mechanikos teorija yra neišsami? Kai kurie mokslininkai siūlo radikalų sprendimą. Galbūt mūsų visata yra tik viena iš begalės visatų, kiekvienoje iš kurių vakuumo energija yra skirtinga. Daugumoje šių visatų vakuumo energija yra per didelė arba per maža gyvybei atsirasti. Mes egzistuojame būtent toje visatoje, kurioje vakuumo energija yra tinkama. Ne todėl, kad tai kažkaip specialu, bet tiesiog todėl, kad kitose visatose nebūtų nieko, kas galėtų užduoti šį klausimą. Tai vadinama antropiniu principu. Idėja, kad visata yra tokia, kokia yra, nes kitokioje visatoje mes negalėtume egzistuoti, kad ją stebėtume. Bet daugeliui mokslininkų ši idėja atrodo kaip atsisakymas ieškoti tikro paaiškinimo. Tai tarsi pasakyti, visata yra tokia, kokia yra, nes jei ji būtų kitokia, mes nebūtume čia, kad apie tai klaustume. Tai gali būti tiesa, bet tai nepadeda mums suprasti, kodėl fizikos dėsniai yra tokie, kokie yra. Yra ir kitų teorijų. Kai kurie mokslininkai siūlo, kad tamsioji energija nėra pastovi, bet keičiasi laikui bėgant. Galbūt ankstyvoje visatoje jos buvo daugiau arba mažiau nei dabar. Galbūt ateityje jos kiekis pasikeis. Jei taip, tai didysis plyšimas gali įvykti anksčiau arba vėliau nei 22 milijardai metų. Arba gali visai neįvykti. 23 metais mokslininkai iš Tokijo universiteto pasiūlė teoriją, kad tamsiosios energijos intensyvumas gali svyruoti, didėti ir mažėti cikliškai per milijardus metų. Jei tai tiesa, tai visata gali išvengti didžiojo plyšimo, bet vis tiek tęsti plėtimąsi amžinai. Arba, jei svyravimai yra pakankamai dideli, visata gali net pradėti trauktis tam tikrais periodais, nors bendras trendas būtų plėtimasis. Bet kaip mes galime patikrinti šias teorijas? Kaip galime sužinoti, ar tamsiosios energijos intensyvumas keičiasi, jei mes galime stebėti tik vieną akimirką kosminio laiko? Atsakymas yra žvelgti į praeitį. Kai mes žiūrime į tolimas galaktikas, mes matome jas tokias, kokios jos buvo prieš milijardus metų. Jei tamsiosios energijos intensyvumas keitėsi laikui bėgant, mes turėtume matyti skirtumus tarp to, kaip visata plėtėsi praeityje ir to, kaip ji plečiasi dabar. Būtent tai ir bando daryti šiuolaikiniai teleskopai. Jameso Webbo kosminis teleskopas stebi galaktikas, kurios egzistavo, kai visata buvo vos milijardą metų amžiaus. Vera Rubino observatorija sudarys žemėlapį, rodantį galaktikų pasiskirstimą per paskutinius 10 milijardų metų. Euklido teleskopas matuoja, kaip tamsiosios energijos poveikis keitėsi per kosminio laiko tarpus. Ir jau dabar mes matome kažką keisto. Kai kurie matavimai rodo, kad visatos plėtimosi greitis šiandien yra šiek tiek kitoks nei tas, kurį mes apskaičiuojame iš ankstyvos visatos duomenų. Tai vadinama Hubble'o įtampa.
Neatitikimas tarp skirtingų būdų išmatuoti, kaip greitai visata plečiasi. Kai kurie mokslininkai mano, kad tai tiesiog matavimo klaida. Kiti mano, kad tai ženklas, jog kažkas fundamentalaus mūsų supratime apie visatą yra ne taip. Įsivaizduokite, kad bandote išmatuoti, kaip greitai auga medis. Jūs išmatuojate jo aukštį šiandien ir palyginate su nuotrauka padaryta prieš 10 metų. Bet kai apskaičiuojate augimo greitį, jūs gaunate skirtingus atsakymus, priklausomai nuo to, ar naudojate naujausią nuotrauką ar senesnę. Tai reikštų, kad medis augo skirtingais greičiais, skirtingais laikotarpiais. Arba kad jūsų matavimo metodas yra netikslus. Arba kad kažkas keisto vyksta su pačiu laiku. Būtent tokioje situacijoje dabar yra kosmologija. Skirtingi matavimo metodai duoda šiek tiek skirtingus atsakymus apie visatos plėtimosi greitį. Ir mes nežinome, ar tai yra matavimo klaida, ar ženklas, kad tamsiosios energijos savybės keičiasi, ar net ženklas, kad mūsų pagrindinės fizikos teorijos yra neišsamios. Bet yra dar viena galimybė, dar radikalesnė. Galbūt tamsiosios energijos iš viso nėra. Galbūt tai, ką mes interpretuojame kaip tamsiosios energijos poveikį, iš tikrųjų yra mūsų nesupratimas apie tai, kaip veikia gravitacija labai dideliuose atstumuose. Einšteino bendroji reliatyvumo teorija puikiai veikia Saulės sistemoje. Ji tiksliai numato, kaip planetos juda aplink Saulę, kaip šviesa lenkiama šalia masyvių objektų, net kaip laikas lėtėja stipriuose gravitaciniuose laukuose. Bet galbūt, kai atstumai tampa iš tikrųjų dideli, milijonai ir milijardai šviesmečių, gravitacija pradeda veikti šiek tiek kitaip, nei numato Einšteino teorija. 9-ajame dešimtmetyje fizikas Mordechajus Milgromas pasiūlė teoriją vadinamą MOND – modifikuota Niutono dinamika. Pagal šią teoriją, kai gravitaciniai laukai tampa labai silpni, gravitacija pradeda veikti šiek tiek kitaip, nei numato klasikinė fizika. Ši teorija buvo sukurta paaiškinti, kodėl galaktikos sukasi greičiau nei turėtų, remiantis jų matomos materijos kiekiu. Problema, kurią paprastai sprendžiame įvesdami tamsiosios materijos sąvoką. Bet MOND teorija turi problemų. Ji gerai paaiškina kai kuriuos galaktikų sukimosi duomenis, bet ji nesugeba paaiškinti kitų stebėjimų, tokių kaip gravitacinio lęšio efektai arba galaktikų spiečių dinamika. Ir ji visiškai nesugeba paaiškinti kosminio mikrobangų fono spinduliuotės duomenų be tamsiosios materijos ir tamsiosios energijos. Tačiau idėja, kad gravitacija gali veikti kitaip dideliuose atstumuose, nemiršta. 21 metais mokslininkai pasiūlė naują teoriją, vadinamą modifikuota gravitacija arba MOG. Ši teorija bando paaiškinti ir tamsiosios materijos, ir tamsiosios energijos efektus kaip gravitacijos modifikacijas. Bet ir ši teorija susiduria su sunkumais, bandydama sutapti su visais stebėjimais. Problema ta, kad Einšteino bendroji reliatyvumo teorija yra neįtikėtinai sėkminga. Ji buvo patikrinta tūkstančiais eksperimentų ir stebėjimų, ir kiekvieną kartą ji pasirodė esanti teisi. Bet kurios teorijos, kuri bando ją pakeisti, turi ne tik paaiškinti viską, ką paaiškina bendroji reliatyvumo teorija, bet ir paaiškinti naujus reiškinius, tokius kaip tamsiosios energijos poveikis. Ir iki šiol nė viena alternatyvi teorija nesugeba to padaryti taip gerai, kaip paprastas sprendimas – priimti, kad tamsioji energija egzistuoja. Bet kas būtų, jei mes galėtume tiesiogiai aptikti tamsios energiją, ne tiesiog matyti jos poveikį visatos plėtimuisi, bet iš tikrųjų aptikti ją laboratorijoje. Tai skamba neįmanoma, juk tamsiosios energijos tankis yra neįsivaizduojamai mažas. Kubinėme centimetre erdvės yra maždaug tik viena tamsiosios energijos dalelė, jei ji iš viso susideda iš dalelių. Kaip galėtume aptikti kažką tokio retai pasiskirsčiusio? Kai kurie mokslininkai siūlo ieškoti labai subtilių efektų. Jei tamsioji energija yra vakuumo energija, ji turėtų turėti labai mažą, bet ne nulinį poveikį atomams. Galbūt labai tikslūs atominių laikrodžių matavimai galėtų aptikti šį poveikį. Arba galbūt labai tikslūs gravitacijos bangų matavimai galėtų parodyti, kaip tamsioji energija veikia erdvės laiko audinį. 24 metais mokslininkai iš LIGO lazerinės interferometrinės gravitacinių bangų observatorijos paskelbė, kad jie ieško būdų, kaip aptikti tamsiosios energijos poveikį gravitacijos bangoms.
Kai dvi juodosios skylės susilieja, jos sukuria gravitacijos bangas, kurios sklinda per erdvę. Jei tamsioji energija veikia erdvės laiko audinį, ji turėtų šiek tiek pakeisti, kaip šios bangos sklinda. Bet šis efektas būtų neįsivaizduojamai mažas, daug mažesnis nei dabartinių detektorių jautrumas. Tačiau ateities detektoriai gali būti pakankamai jautrūs. Planuojama kosmoso gravitacinių bangų observatorija LISA, kuri turėtų būti paleista 4-ajame dešimtmetyje, bus milijonus kartų jautresnė nei dabartiniai Žemės detektoriai. Galbūt ji galės aptikti tamsiosios energijos pėdsakus gravitacijos bangose. Bet net jei mes niekada tiesiogiai neaptiktume tamsiosios energijos, mes vis tiek galime studijuoti jos poveikį vis tiksliau. Ir kuo tiksliau mes ją išmatuojame, tuo geriau galėsime numatyti visatos ateitį. Ar didysis plyšimas tikrai įvyks? Ar jis įvyks po 22 milijardų metų? Ar anksčiau? Ar vėliau? Ar yra būdas jo išvengti? Kai kurie teoretikai siūlo, kad labai išsivysčiusi civilizacija galėtų bandyti manipuliuoti tamsąją energiją. Jei tamsoji energija yra vakuumo energija, galbūt yra būdas ją išjungti tam tikrose erdvės srityse. Tai leistų sukurti saugias zonas, kuriuose didysis plyšimas neįvyktų. Bet tai yra gryna spekulacija. Mes net nežinome, ar tamsiosios energijos manipuliavimas yra fiziškai įmanomas, nekalbant apie tai, kaip tai padaryti. Kita idėja yra dar radikalesnė. Galbūt labai išsivysčiusi civilizacija galėtų pabėgti iš mūsų visatos prieš didįjį plyšimą. Kai kurios teorijos siūlo, kad gali egzistuoti kitos visatos, lygiagrečios dimensijos arba kišenės erdvės laiko audinyje. Jei civilizacija galėtų sukurti tunelį į tokią kitą visatą, ji galėtų išvengti mūsų visatos sunaikinimo. Bet ir vėl, tai yra gryna spekulacija, paremta teorijomis, kurių mes net negalime patikrinti. Mes nežinome, ar kitos visatos egzistuoja. Mes nežinome, ar įmanoma keliauti tarp jų. Ir mes tikrai nežinome, ar tokia kita visata būtų tinkama gyvybei. Galbūt ji būtų dar blogesnė nei mūsų visata su jos didžiuoju plyšimu. Grįžkime prie to, kas yra realu ir išmatuojama. Šiandien, kai žvelgiame į naktinį dangų, mes matome visatą, kuri yra maždaug 14 milijardų metų amžiaus. Tai yra labai jauna visata, palyginus su laiko tarpais, apie kuriuos kalbame. Jei visata būtų žmogus, ji būtų vos kelių dienų kūdikis. Visas jos gyvenimas dar prieš ją. Bet mes jau žinome, kaip baigsis tas gyvenimas. Mes žinome, kad visata nėra amžina. Mes žinome, kad ji turi pabaigą. Ar tai būtų didysis plyšimas po 22 milijardų metų, ar šiluminė mirtis po neįsivaizduojamai ilgo laiko, ar kažkas visai kita. Visata yra laikinas reiškinys. Ji turėjo pradžią didžiajame sprogime ir ji turės pabaigą. Tai fundamentaliai keičia, kaip mes turėtume galvoti apie savo vietą visatoje. Mes nesame amžinų, nekintančių struktūrų dalis. Mes esame laikino, besikeičiančio, galiausiai pasmerkto sunaikinti reiškinio dalis. Kiekvienas atomas mūsų kūne, kiekviena molekulė, kiekviena ląstelė, visa tai yra laikina. Ne tik todėl, kad mes mirštame kaip individai, bet todėl, kad pati visata, kurioje mes egzistuojame, yra laikina. Bet galbūt būtent tai daro viską prasminga. Jei visata būtų amžina ir nekintanti, niekas niekada nepasikeistų. Nebūtų evoliucijos, nebūtų gyvenimo, nebūtų sąmonės. Būtent todėl, kad visata yra laikina ir besikeičianti, gali egzistuoti tokie dalykai kaip žvaigždės, planetos, gyvybė ir mes. Kai žvaigždė sprogsta kaip supernova, ji išmeta į erdvę sunkiuosius elementus, kurie vėliau tampa naujų žvaigždžių, planetų ir gyvybės dalimi. Anglies atomai jūsų kūne buvo sukurti žvaigždžių branduoliuose prieš milijardus metų. Geležis jūsų kraujyje buvo sukurta supernovų sprogimų metu. Jūs esate tiesiogiai pagaminti iš žvaigždžių dulkių. Ir tai įmanoma tik todėl, kad žvaigždės nėra amžinos, jos gimsta, gyvena ir miršta. Tas pats pasakytina apie visatą kaip visumą. Būtent todėl, kad visata turi pradžią ir pabaigą, ji gali turėti istoriją. Būtent todėl, kad ji keičiasi, ji gali evoliucionuoti. Būtent todėl, kad ji nėra amžina, ji gali būti įdomi. Bet tai nekelia klausimo, kodėl visata egzistuoja. Kodėl yra kažkas, o ne niekas.
Tai yra galbūt pats giliausias filosofinis klausimas, kurį galime užduoti. Ir tamsiosios energijos atradimas daro šį klausimą dar aštresnį. Ne tik visata egzistuoja, bet ji egzistuoja tokiu būdu, kad ji pati save sunaikina. Kodėl? Kai kurie mokslininkai sako, kad šis klausimas yra už mokslo ribų. Mokslas gali pasakyti mums, kaip visata veikia, bet ne kodėl ji egzistuoja. Tai yra filosofijos arba teologijos klausimas, ne fizikos. Bet kiti nesutinka. Jie sako, kad jei mes galime suprasti, kaip visata atsirado iš nieko, didžiajame sprogime, galbūt galime suprasti ir kodėl ji atsirado. Viena idėja yra ta, kad visata atsirado iš kvantinių fluktuacijų. Pagal kvantinę mechaniką, net visiškai tuščioje erdvėje, nuolat atsiranda ir išnyksta virtualios dalelės. Galbūt visa mūsų visata yra tiesiog labai didelė kvantinė fluktuacija. Kažkas, kas atsitiktinai atsirado iš nieko ir galiausiai sugrįš į nieką. Bet tai kelia klausimą, kodėl egzistuoja kvantinė mechanika? Kodėl yra fizikos dėsniai, kurie leidžia tokioms fluktuacijoms atsirasti? Galbūt yra dar gilesnis lygmuo, kažkokia metafizika, kuri paaiškina, kodėl egzistuoja fizikos dėsniai. Bet tada turėtume paklausti, kodėl egzistuoja ta metafizika. Ir taip toliau, be galo. Galbūt yra taškas, kuriame mes tiesiog turime priimti, kad kai kas egzistuoja be paaiškinimo. Galbūt visata yra galutinis brute fact, kažkas, kas tiesiog yra, be jokios gilesnės priežasties. Arba galbūt yra paaiškinimas, bet jis yra už mūsų supratimo ribų. Kažkas, ko mes niekada negalėsime suprasti, nes mūsų smegenys evoliucionavo, kad suprastų medžioklę ir rinkimą, o ne fundamentalę visatos prigimtį. Bet net jei mes niekada nesuprasime, kodėl visata egzistuoja, mes vis tiek galime stebėtis ją. Mes galime stebėtis tuo, kad mes esame čia, kad mes galime mąstyti apie šios klausimus, kad mes galime žvelgti į naktinį dangų ir matyti milijardus metų į praeitį. Mes galime stebėtis tuo, kad atomai, iš kurių mes esame padaryti, buvo sukurti žvaigždžių branduoliuose. Mes galime stebėtis tuo, kad mes esame visatos būdas pažinti save. Kai astronomas Karlas Saganas 70-ame dešimtmetyje parašė, kad mes esame būdas, kuriuo visata pažįsta save, jis turėjo omenyje būtent tai. Mes nesame atskirti nuo visatos. Mes nesame išoriniai stebėtojai, žiūrintys į ją iš šalies. Mes esame visatos dalis. Kiekvienas mūsų mąstymas, kiekvienas mūsų jausmas, kiekvienas mūsų atradimas, visa tai yra visatos procesas. Kai mes studijuojame visatą, visata studijuoja save. Ir dabar, kai mes sužinojome apie tamsiosią energiją, kai mes sužinojome, kad visata plėšo save į gabalus, visata sužinojo apie savo pačios likimą. Tai yra neįtikėtina. Per 14 milijardų metų po didžiojo sprogimo visata sukūrė struktūras, galaktikas, žvaigždes, planetas, kurios galiausiai sukūrė gyvybę, kuri galiausiai sukūrė sąmonę, kuri galiausiai sukūrė mokslą, kuris galiausiai atrado, kad pati visata yra laikina. Tai tarsi žmogus, kuris staiga suvokia, kad jis mirtingas. Vaikas gyvena, nemanydamas apie mirtį, bet tam tikrų momentų kiekvienas žmogus suvokia, kad jis vieną dieną mirs. Ir tas suvokimas fundamentaliai keičia, kaip jis gyvena. Kai kurie žmonės tampa prislėgti, kiti priešingai, pradeda vertinti gyvenimą labiau, žinodami, kad jis yra ribotas. Galbūt tas pats pasakytina apie visatą. Dabar, kai mes žinome, kad visata yra laikina, galbūt turėtume vertinti ją labiau. Kiekviena žvaigždė, kiekviena galaktika, kiekvienas gyvenimo momentas, visa tai yra laikina ir todėl brangu. Mes gyvename visatoje, kuri nebus čia amžinai, bet ji yra čia dabar. Ir mes esame čia dabar, kad ją stebėtume. Bet grįžkime prie konkrečių klausimų. Kas nutiks su gyvybe visatoje, kai tamsiosios energijos poveikis taps stipresnis? Ar yra būdas gyvybei išgyventi didįjį plyšimą? Ar yra būdas civilizacijai išlikti, kai visata tampa vis labiau priešiška gyvybei? Trumpas atsakymas yra – mes nežinome. Ilgas atsakymas yra sudėtingesnis. Pirmiausia, mes turime suprasti, kad gyvybė, kokią mes ją žinome, yra labai trapi. Ji reikalauja labai specifinių sąlygų. Tinkamos temperatūros, tinkamos chemijos, tinkamos energijos šaltinių. Kai visata plečiasi ir vėsta, šios sąlygos tampa vis retesnės. Jau dabar didžioji dalis visatos yra visiškai negyvybinga. Tarp galaktikų yra milžiniški tuštumos regionai, kuriuose nėra nieko. Nei žvaigždžių, nei dujų, nei dulkių.
Temperatūra ten yra vos keletas laipsnių virš absoliutaus nulio. Jokia gyvybė negali egzistuoti tokiuose sąlygose. Net pačiuose galaktikose gyvybė yra neįtikėtinai reta. Mūsų paukščių take yra maždaug 200 milijardų žvaigždžių, bet kiek iš jų turi planetas? Kiek iš tų planetų yra tinkamoje zonoje, ne per arti žvaigždės, kad būtų per karšta, ir ne per toli, kad būtų per šalta? Kiek iš tų planetų turi tinkamą atmosferą, tinkamą chemiją, tinkamas sąlygas gyvybei atsirasti? Mes nežinome tikslių atsakymų į šios klausimus, bet mes žinome, kad net jei gyvybė yra gana įprasta visatoje, ji vis tiek yra neįtikėtinai reta, palyginus su milžiniškais tuštybės regionais. Ir kai visata toliau plečiasi, gyvybė taps dar retesnė. Po 100 milijardų metų, kai dauguma galaktikų išnyks už kosminio horizonto, gyvybė bus izoliuota mažose salų grupėse, vietinėse galaktikų grupėse, kurios dar nebus išsisklaidžiusios. Bet net ir šios salos bus vis labiau izoliuotos viena nuo kitos. Jokia komunikacija tarp jų nebus įmanoma. Kiekviena civilizacija bus visiškai vieniša visatoje. Po trilijonų metų, kai visos žvaigždės bus išnaudojusios savo kurą, gyvybė, kuri priklauso nuo žvaigždžių energijos, negalės egzistuoti. Bet galbūt gyvybė galės adaptuotis. Galbūt civilizacijos galės rasti būdų gauti energiją iš kitų šaltinių, iš juodųjų skylių, iš žvaigždžių likučių, iš pačios erdvės vakuumo energijos. Kai kurie teoretikai siūlo, kad labai išsivysčiusi civilizacija galėtų perkelti save į kompiuterius, kurie veiktų neįsivaizduojamai lėtai, naudodami minimalų energijos kiekį. Tokia civilizacija galėtų egzistuoti milijardus kartų ilgiau nei biologinė civilizacija. Bet galiausiai net ir ji susidurtų su energijos trūkumu. O kai įvyks didysis plyšimas, jokia gyvybė neišliks. Kai erdvė pradės plėštis taip greitai, kad atomai bus suardyti, jokia struktūra, nei biologinė, nei mechaninė, negalės išlikti. Viskas bus sugrąžinta į elementarias daleles. Ir tada net tos dalelės bus išsklaidytos per begalinę, vis plečiančią erdvę. Tai yra galutinė pabaiga. Ne tik gyvybės pabaiga, ne tik civilizacijos pabaiga, bet visos struktūros, visos tvarkos, visos informacijos pabaiga. Visata sugrįš į būseną, kuri yra net paprastesnė nei būsena prieš didįjį sprogimą. Bus tik erdvė, plečianti save ir elementarios dalelės, sklindančios per ją. Bet ar tai tikrai yra pabaiga? Kai kurie mokslininkai siūlo, kad po didžiojo plyšimo gali atsirasti nauja visata. Galbūt erdvės laiko audinio plyšimas sukurs sąlygas naujam didžiajam sprogimui. Galbūt mūsų visata yra tik viena iš begalės ciklų. Gimimas, gyvenimas, mirtis, atgimimas. Bet tai yra gryna spekulacija. Mes neturime jokių įrodymų, kad kažkas gali egzistuoti po visatos pabaigos. Mes net nežinome, ar po turi kokią nors prasmę, kai nebėra laiko. Galbūt didysis plyšimas yra tikrai galutinė pabaiga. Ne tik mūsų visatos, bet ir pačios egzistencijos sąvokos. Ir galbūt tai yra gerai. Galbūt visata nėra skirta būti amžina. Galbūt ji yra skirta būti laikina. Kažkas, kas atsiranda, egzistuoja kurį laiką ir tada išnyksta. Kaip žvaigždė, kaip žmogus, kaip bet kas, kas yra realu ir prasminga. Nes galbūt būtent laikinumas daro dalykus prasmingus. Jei visata būtų amžina, niekas niekada nepasikeis. Nebūtų istorijos, nebūtų evoliucijos, nebūtų prasmės. Bet kadangi visata yra laikina, kiekvienas momentas yra unikalus. Kiekviena žvaigždė, kuri gimsta, yra nauja. Kiekviena galaktika, kuri formuojasi, yra originali. Kiekviena mintis, kurią mes galvojame, yra nepakartojama. Mes gyvename visatoje, kuri plėšo save į gabalus, bet mes taip pat gyvename visatoje, kuri sukūrė mus. Būtybės, kurios gali suprasti, kas vyksta. Būtybės, kurios gali žvelgti į naktinį dangų ir matyti ne tik šviesos taškus, bet galaktikas esančias už milijardų šviesmečių. Būtybės, kurios gali apskaičiuoti, kada visata baigsis, net jei tai įvyks po 22 milijardų metų. Tai yra neįtikėtina. Ir galbūt tai yra svarbiausia žinia, kurią turėtume išsinešti iš tamsiosios energijos atradimo. Ne tai, kad visata yra pasmerkta, bet tai, kad mes galime tai suprasti. Ne tai, kad viskas baigsis, bet tai, kad mes esame čia dabar, kad galėtume tai stebėti. Tamsoji energija plėšia visatą į gabalus, bet tuo pačiu metu ta pati visata sukūrė mus, būtybės, kurios gali stebėti šiuo procesu,
kurios gali jį studijuoti, kurios gali jį suprasti. Ir galbūt tai yra tikroji visatos prasmė. Neegzistuoti amžinai, bet sukurti kažką, kas gali ją suprasti, nors ir trumpam. Įsivaizduokite, kad stovite ant tilto ir žiūrite į upę, kuri teka po jumis. Vanduo juda ramiai, nuosekliai. Dabar įsivaizduokite, kad pradėtumėte matyti ne tik vandenį, bet ir patį laiką, kaip jis teka pro jūs, kaip kiekviena sekundė tampa praeitimi. O dabar įsivaizduokite, kad galėtumėte pamatyti ne tik dabartį, bet ir ateitį, kaip ta upė atrodys po milijono metų, po milijardo, po trilijonų. Būtent tai daro šiuolaikiniai mokslininkai, kai jie modeliuoja visatos ateitį. Jie žiūri ne tik į tai, kas vyksta dabar, bet ir į tai, kas neišvengiamai įvyks. Ir tai, ką jie mato, yra ne abstrakti teorija, netolima galimybė, bet konkretus, išmatuojamas, neišvengiamas scenarijus. Kiekvienas etapas yra apskaičiuotas, kiekviena data yra nustatyta, kiekvienas procesas yra suprastas. Tamsiosios energijos poveikis nėra kažkas, kas galbūt įvyks. Tai yra kažkas, kas jau vyksta. Ir mes galime tiksliai pasakyti, kaip tai baigsis. Pradėkime nuo to, kas vyksta šiuo metu, šią akimirką, kai skaitote šiuos žodžius. Erdvė tarp mūsų galaktikos ir tolimų galaktikų spiečių plečiasi greičiu maždaug 70 km per sekundę kiekvienam megaparsekui atstumo. Megaparsekas tai maždaug 3,5 milijono šviesmečių. Tai reiškia, kad galaktika, esanti už 100 megaparsekų, maždaug 350 milijonų šviesmečių, tolsta nuo mūsų greičiu 7000 km per sekundę. Bet štai kas svarbu, šis skaičius, 70 km per sekundę per megaparseką, nėra pastovus. Jis lėtai didėja, labai lėtai, bet neišvengiamai. Kiekvieną milijoną metų visatos plėtimosi greitis padidėja maždaug 1%. Tai atrodo nežymiai, bet per milijardus metų šis nedidelis padidėjimas sukaupėsi į dramatišką pokytį. Prieš 5 milijardus metų, kai mūsų Saulės sistema tik formavosi, visatos plėtimosi greitis buvo maždaug 20% lėtesnis nei dabar. Tai reiškia, kad galaktikos tolsta nuo mūsų 20% greičiau, nei jos tolsdavo, kai Žemė gimė. Po 5 milijardų metų nuo dabar, kai mūsų Saulė taps raudonuoju milžinu, visatos plėtimosi greitis bus maždaug 20% greitesnis nei dabar. Dabar pažvelkime į tolimesnę ateitį. Po 10 milijardų metų nuo dabar, tai yra maždaug po 24 milijardų metų po didžiojo sprogimo, visatos plėtimosi greitis bus maždaug 2 kartus didesnis nei dabar. Tai reiškia, kad galaktikos, kurios šiandien tolsta nuo mūsų greičiu 7000 km per sekundę, tuo metu tolsta greičiu 14 000 km per sekundę. Bet tai vis dar yra santykinai ramus periodas. Gravitacija vis dar laiko kartu galaktikų spiečius. Žvaigždės vis dar gimsta ir miršta normaliu tempu. Planetos vis dar sukasi aplink savo žvaigždės. Gyvybė, jei ji egzistuoja, vis dar gali klestėti. Tikrasis chaosas prasideda vėliau. Po 100 milijardų metų nuo dabar situacija dramatiškai pasikeičia. Iki to laiko 97% galaktikų, kurias šiandien galime stebėti teleskopuose, bus perėję už kosminio horizonto. Jų šviesa niekada nebepasieks mūsų. Jos išnyks iš mūsų visatos amžiams. Astronomas gyvenantis tuo metu, jei tokie bus, žvelgs į dangų ir matys tik vieną galaktiką. Milžinišką struktūrą susidariusią iš mūsų paukščių tako, Andromedos galaktikos ir kelių mažesnių vietinės grupės galaktikų, kurios bus susiliejusios į vieną. Įsivaizduokite, kaip atrodytų naktinis dangus tuo metu. Šiandien, kai žiūrime į dangų tamsią naktį toli nuo miestų šviesų, matome paukščių tako juostą. Milijardų žvaigždžių, kurios sudaro mūsų galaktiką. Matome Andromedos galaktiką kaip blausų dėmę. Jei turime teleskopą, galime matyti tūkstančius kitų galaktikų. Bet po 100 milijardų metų viskas, kas yra už mūsų vietinės galaktikų grupės, bus išnykę. Dangus bus beveik visiškai juodas, išskyrus vieną milžinišką galaktiką, kuri užims didžiąją dalį dangaus. Bet net ir ta galaktika nebus saugi. Tamsiosios energijos poveikis toliau stiprės. Po maždaug 500 milijardų metų nuo dabar
Nors tikslūs skaičiavimai priklauso nuo to, kaip tiksliai tamsiosios energijos intensyvumas keičiasi, gravitacija, kuri laiko kartu net mūsų vietinę galaktikų grupę, pradės pralaimėti kovą su tamsaja energija. Pirmiausia, pradės irti išoriniai regionai. Žvaigždės esančios galaktikos pakraščiuose pradės būti išstumtos į tarpgalaktinę erdvę. Iš pradžių tai vyks lėtai, kelios žvaigždės per milijoną metų, bet procesas spartės. Po milijardo metų galaktika praras 10% savo žvaigždžių, po dar milijardo 20%. Galaktika pradės garuoti. Žvaigždės sklaidysis į erdvę, kaip vandens molekulės garuoja iš šilto vandens paviršiaus. Dabar pereikime prie tikrai dramatinio periodo. Paskutinių 100 milijonų metų prieš didįjį plyšimą. Iki šio momento tamsiosios energijos poveikis bus tapęs tokiu stipriu, kad jis pradės veikti ne tik galaktikų spiečius ir atskiras galaktikas, bet ir mažesnės struktūras. Prieš 100 milijonų metų iki galo tamsiosios energijos jėga taps stipresnė už gravitaciją, kuri laiko kartu žvaigždžių spiečius galaktikose. Įsivaizduokite 100 000 žvaigždžių spiečių, tokių kaip Omega Centauri mūsų galaktikoje. Milžinišką rutulį, kuriame yra 10 milijonų žvaigždžių, tankiai susispietusių erdvėje, kuri yra vos kelių šviesmečių skersmens. Šiandien šios žvaigždės yra laikomos kartu. Gravitacija, jos sukasi aplink bendrą masės centrą kaip bičių spiečius. Bet prieš 100 milijonų metų, iki didžiojo plyšimo, erdvė tarp šių žvaigždžių pradės plėstis taip greitai, kad gravitacija nebegalės jų sulaikyti. Spiečius pradės irti. Žvaigždės pradės sklaidytis į erdvę. Procesas bus lėtas iš pradžių. Pirmiausia išnyks išorinės žvaigždės, tos, kurios yra silpniausiai surištos su spiečiumi. Paskui vidinės. Galiausiai net pats spiečiaus centras, kur žvaigždės yra tankiausiai susispietusios, pradės irti. Per kelias dešimtis milijonų metų 100 000 žvaigždžių spiečius pavirs chaotišku žvaigždžių debesiu, kuris toliau plinta. Bet tai tik pradžia. Prieš 60 milijonų metų, iki didžiojo plyšimo, tamsiosios energijos jėga taps stipresnė už gravitaciją, kuri laiko kartu pačias galaktikas. Tai yra kritinis momentas. Iki šiol galaktikos, nors ir praradusios daug žvaigždžių iš savo pakraščių, vis dar išlaikė savo pagrindinę struktūrą. Bet dabar net ir ta struktūra pradės griūti. Paukščių takas, ar kas nors, kas iš jo liks po 100 milijardų metų evoliucijos, pradės irti. Spiralės rankos, kurios šiandien suteikia galaktikai jos charakteringą formą, išnyks. Centrinė juodoji skylė, kuri šiandien laiko kartu galaktikos centrą, praras savo įtaką. Žvaigždės pradės sklaidytis į visas puses. Per kelias dešimtis milijonų metų galaktika pavirs tiesiog chaotiškų žvaigždžių debesiu, kuris užima vis didesnę erdvės dalį. Įsivaizduokite, kaip tai atrodytų, jei galėtumėte stebėti iš šalies. Iš pradžių matytumėte gražią spiralės galaktiką, lėtai besisukančią erdvėje. Paskui pastebėtumėte, kad spiralės rankos pradeda nykti, žvaigždės juose pradeda sklaidytis, centrinė išgaubta dalis pradeda plėstis. Galiausiai visa struktūra išnyksta ir lieka tik chaotiškas žvaigždžių debesis, kuris toliau plinta. Bet net atskiroms žvaigždėms dar yra laiko. Prieš 3 mėnesius iki didžiojo plyšimo tamsiosios energijos jėga vis dar nėra pakankamai stipri, kad paveiktų atskiras žvaigždes ar planetų sistemas. Žvaigždė, tokia kaip mūsų Saulė, jei ji vis dar egzistuotų tuo metu, vis dar būtų laikoma kartu gravitacija. Planetos vis dar galėtų suktis aplink ją, bet tai greitai pasikeis. Prieš 3 mėnesius iki galo tamsiosios energijos jėga taps stipresnė už gravitaciją, kuri laiko kartu planetų sistemas. Tai yra momentas, kai net atskirų žvaigždžių sistemos pradeda irti. Planetos, kurios milijardus metų sukosi stabiliai aplink savo žvaigždes, pradės būti išstumtos iš savo orbitų. Įsivaizduokite Žemę, jei ji vis dar egzistuotų tuo metu. Milijardus metų ji sukosi aplink Saulę stabiliai, patikimai. Kiekvienais metais ji nukeliaudavo tą patį atstumą aplink Saulę. Kiekvieną dieną Saulė tekėdavo ir leisdavosi. Bet dabar, prieš 3 mėnesius iki didžiojo plyšimo, kažkas pradeda keistis. Žemės orbita pradeda plėstis. Ne todėl, kad Žemė judėtų greičiau ar lėčiau, bet todėl, kad pati erdvė tarp Žemės ir Saulės plečiasi. Iš pradžių pokytis būtų vos pastebimas. Žemės orbita padidėtų keliais centimetrais per dieną, paskui keliais metrais, paskui kilometrais.
Per kelias savaitės Žemė būtų pastumta 1000 km toliau nuo Saulės. Temperatūra pradėtų kristi. Jei ant Žemės vis dar būtų vandenynai, jie pradėtų užšalti. Jei vis dar būtų atmosfera, ji pradėtų kondensuotis į skystą azotą ir deguonį. Bet procesas nesustotų. Erdvė tarp Žemės ir Saulės toliau plėstųsi vis greičiau. Per mėnesį Žemė būtų pastumta milijonus kilometrų toliau. Per 2 mėnesius – 100 milijonų. Saulė danguje atrodytų vis mažesnė ir mažesnė. Galiausiai, prieš kelias savaitės iki didžiojo plyšimo, Žemė būtų visiškai išmesta iš Saulės sistemos. Jis skrietų vienišai per erdvę, šaldama absoliučioje tamsoje. Tas pats nutiktų visoms planetoms, visose žvaigždžių sistemose, visoje visatoje. Merkurijus, Venera, Marsas, Jupiteris, Saturnas – visos planetos būtų išmestos iš savo orbitų. Kiekviena žvaigždė liktų vieniša, be savo planetų šeimos. Bet net ir pačios žvaigždės neišliktų ilgai. Prieš 30 minučių iki didžiojo plyšimo tamsiosios energijos jėga taps stipresnė už gravitaciją, kuri laiko kartu pačias žvaigždes. Tai yra momentas, kai net atskirų žvaigždžių struktūra pradeda griūti. Žvaigždė, tokia kaip Saulė, milžiniškas dujų kamuolys, kuriame milijardai tonų vandenilio kiekvieną sekundę paverčiami helių branduolinės sintezės reakcijose, pradės irti. Įsivaizduokite, kas vyksta žvaigždės viduje. Šiandien žvaigždė yra pusiausvyroje tarp dviejų jėgų – gravitacijos, kuri traukia viską į vidų, ir slėgio, kuris stumia viską į išorę. Šis slėgis atsiranda dėl branduolinės sintezės reakcijų žvaigždės branduolyje. Jos išskiria tiek energijos, kad sukuria slėgį, kuris atlaiko gravitaciją. Bet kai tamsiosios energijos jėga tampa stipresnė už gravitaciją, ši pusiausvyra suardoma. Žvaigždės išoriniai sluoksniai pradeda būti išstumti į erdvę. Iš pradžių tai atrodo kaip normalus žvaigždės vėjas, srautas dalelių, kurios nuolat išsiskiria iš žvaigždės paviršiaus. Bet procesas spartėja. Per kelias minutes žvaigždė praranda 10% savo masės. Per 10 minučių – pusę. Per 20 minučių žvaigždė nebėra žvaigždė. Tai tiesiog plintantis dujų debesis, kuriame vis dar vyksta branduolinės reakcijos, bet kuris nebėra laikomas kartu gravitacija. Galiausiai paskutinę minutę prieš didįjį plyšimą tamsiosios energijos jėga taps stipresnė už elektromagnetinės jėgas, kurios laiko kartu molekulės ir atomus. Tai yra galutinis momentas. Iki šiol, nors žvaigždės ir planetos irto, atomai, iš kurių jos buvo sudarytos, vis dar išliko. Bet dabar net ir atomai pradės irti. Įsivaizduokite vandens molekulę. 2 vandenilio atomai sujungti su vienu deguonies atomu. Šiandien šie atomai yra laikomi kartu elektromagnetinėmis jėgomis. Elektronai dalijasi tarp atomų, sukurdami cheminį ryšį. Bet kai tamsiosios energijos jėga tampa stipresnė už šias elektromagnetinės jėgas, molekulė pradeda irti. Vandenilio atomai atsiskiria nuo deguonies atomo. Molekulė tampa tiesiog 3 atskirais atomais, sklindančiais erdvėje. Tas pats nutinka su visomis molekulėmis visoje visatoje. Sudėtingos organinės molekulės, kurios sudaro gyvybę, jei tokia vis dar egzistuoja, iršta į atskirus atomus. Uolų kristalai iršta į atskirus atomus. Net metalai, kuriuose atomai yra labai tvirtai surišti, iršta. Per kelias sekundės visa visata paverčiama į dujų iš atskirų atomų. Bet procesas nesustoja. Paskutinės 10 sekundžių prieš didįjį plyšimą tamsiosios energijos jėga tampa tokia stipri, kad ji pradeda veikti net pačius atomus. Atomas susideda iš branduolio, protonų ir neutronų ir elektronų, kurie sukasi aplink branduolį. Elektronai yra laikomi aplink branduolį elektromagnetinėmis jėgomis. Bet kai tamsiosios energijos jėga tampa stipresnė už šias jėgas, elektronai pradeda būti išstumti nuo branduolio. Įsivaizduokite anglies atomą. 6 protonai ir 6 neutronai branduolyje. 6 elektronai aplink. Šiandien šis atomas yra stabilus. Elektronai sukasi aplink branduolį nustatytomis orbitomis. Bet paskutinės sekundės prieš didįjį plyšimą erdvė tarp branduolio ir elektronų pradeda plėstis taip greitai, kad elektronai nebegali išlikti orbitose. Jie yra išstumti nuo branduolio. Atomas tampa tiesiog branduoliu ir atskirais elektronais, sklindančiais erdvėje. Tas pats nutinka su visais atomais visoje visatoje. Vandenilis, helis, anglis, azotas, deguonis,
Visi elementai, iš kurių sudaryta visata, visi iršta į atskirus branduolius ir elektronus. Visata paverčiama į plazmą, karštą dujų iš laisvų elektronų ir branduolių. Bet net ir tai nėra pabaiga. Paskutinę sekundę prieš didįjį plyšimą tamsiosios energijos jėga taps stipresnė už stipriąją branduolinę jėgą. Stipriausia žinoma gamtos jėga, kuri laiko kartu protonus ir neutronus atomo branduolyje. Tai yra galutinis momentas. Momentas, kai net pati materijos struktūra suardoma. Įsivaizduokite anglies branduolį. 6 protonai ir 6 neutronai, laikomi kartu stipriąją branduolinę jėgą. Ši jėga yra neįsivaizduojamai stipri. Ji yra 100 kartų stipresnė už elektromagnetinę jėgą. Bet paskutinę sekundę prieš didįjį plyšimą erdvė tarp protonų ir neutronų branduolyje pradeda plėstis taip greitai, kad net ši neįsivaizduojamai stipri jėga nebegali jų sulaikyti. Branduolys pradeda irti. Protonai ir neutronai atsiskiria vienas nuo kito, bet net ir jie nėra fundamentalios dalelės. Kiekvienas protonas ir neutronas susideda iš 3 kvarkų, laikomų kartu dar kita jėga, vadinama spalvinė jėga. Ir net ši jėga, stipriausia iš visų žinomų jėgų, nebegali atlaikyti tamsiosios energijos spaudimo. Protonai ir neutronai iršta į atskirus kvarkus. Kiekvienas atomas visatoje, kiekvienas atomas, kuris kada nors egzistavo, kuris sudarė žvaigždes, planetas, galaktikas, gyvybę, yra suardytas į elementarias daleles. Visata paverčiama į kvarkų ir elektronų sriubą, sklindančią per begalinę vis plečiančią erdvę. Ir tada, pačią paskutinę akimirką, erdvė pradeda plėstis taip greitai, kad net šviesa nebegali keliauti. Fotonai, šviesos dalelės, nebegali judėti iš vienos erdvės vietos į kitą, nes erdvė tarp jų plečiasi greičiau, nei jie gali skrieti. Visata tampa nepermatoma savo pačiai. Jokia informacija nebegali keliauti. Joks signalas nebegali būti perduotas. Net pats priežastingumo principas. Idėja, kad priežastis gali sukelti pasekmę, suardomas, nes priežastis nebegali pasiekti pasekmės. Tai yra didysis plyšimas. Nesprogimas, nekolapsuojanti, bet plyšimas. Momentas, kai pati erdvės laiko audinio struktūra suardoma. Po to momento nebėra po. Nebėra laiko, nebėra erdvės, nebėra nieko. Arba tiksliau, mes nežinome, ar yra kažkas. Mūsų fizikos dėsniai, mūsų matematika, mūsų supratimas apie realybę, visa tai suardoma tą akimirką. Bet grįžkime atgal nuo šio galutinio momento ir pažvelkime į tai, kas vyksta su konkrečiais objektais, konkrečiais laikotarpiais. Paimkime pavyzdžiui juodasias skyles, objektus, kurie šiandien yra laikomi nesunaikinamais, objektus, iš kurių net šviesa negali pabėgti. Juodoji skylė yra erdvės laiko regionas, kuriame gravitacija yra tokia stipri, kad nieko negali iš jos ištrūkti. Net šviesa, judanti greičiausių įmanomų greičių, negali pabėgti iš juodosios skylės. Bet kas nutinka su juodąja skyle, kai tamsiosios energijos jėga tampa stipresnė už gravitaciją? Atsakymas yra sudėtingas. Juodosios skylės nėra laikomos kartu gravitacija tokia prasme kaip žvaigždės ar planetos. Kai erdvė aplink juodąją skylę pradeda plėstis pakankamai greitai, juodosios skylės įvykių horizontas, riba, už kurios nieko negali pabėgti, pradeda didėti. Iš pradžių tai atrodo paradoksalu. Kaip juodoji skylė gali didėti, jei ji neprijungia naujos materijos? Bet atsakymas yra tas, kad didėja ne pati juodoji skylė, bet erdvė aplink ją. Įvykių horizontas tai ne fizinis objektas, bet matematinė riba erdvėje. Kai erdvė plečiasi, ši riba juda į išorę. Bet yra riba, kiek juodoji skylė gali išsiplėsti. Kai tamsiosios energijos jėga tampa pakankamai stipri, ji pradeda veikti net erdvės laiko struktūrą juodosios skylės viduje. Tikslus mechanizmas yra neaiškus. Mūsų dabartinė fizika negali tiksliai aprašyti, kas vyksta juodosios skylės viduje. Bet teoriniai skaičiavimai rodo, kad net juodosios skylės galiausiai bus suardytos didžiojo plyšimo metu. Dabar pažvelkime į kitą kraštutinumą, į mažiausius objektus. Kas nutinka su elementariosiomis dalelėmis, kai erdvė pradeda plėstis neįsivaizduojamu greičiu? Elektronas, pavyzdžiui, yra laikomas fundamentalia dalele. Dalele, kuri neturi vidinės struktūros, kuri negali būti suskaidyta į mažesnes dalis. Bet kas nutinka su elektronu, kai erdvė aplink jį plečiasi greičiau nei šviesos greitis?
Atsakymas yra tas, kad mes nežinome. Mūsų dabartinė kvantinė mechanika neaprašo, kas vyksta, kai erdvė plečiasi taip greitai. Kai kurie teoretikai siūlo, kad net fundamentalios dalelės gali būti ištemptos arba suardytos pakankamai stipriame tamsiosios energijos lauke. Kiti siūlo, kad dalelės gali išlikti, bet jos bus visiškai izoliuotos viena nuo kitos. Kiekviena dalelė bus savo pačios mažoje visatoje, negalėdama sąveikauti su jokia kita dalele. Bet tai yra spekulacijos. Tikroji tiesa yra ta, kad mes nežinome, kas nutinka su materija, kai erdvė plečiasi greičiau nei šviesos greitis. Mūsų fizikos teorijos suardomas tuo momentu. Mes galime ekstrapoliuoti, galime spėlioti, bet mes negalime būti tikri. Ir galbūt tai yra svarbiausia pamoka, kurią turėtume išmokti iš didžiojo plyšimo scenarijaus. Ne tai, kad visata baigsis, bet tai, kad yra ribos tam, ką mes galime žinoti. Yra momentas, už kurio mūsų fizika, mūsų matematika, mūsų supratimas apie realybę tiesiog nebeveikia. Ir tas momentas nėra begalybėje, jis yra po 22 milijardų metų. Tai reiškia, kad visata yra ne tik laikina, bet ir fundamentaliai nesuprantama. Mes galime suprasti, kaip ji veikia dabar. Mes galime suprasti, kaip ji veikia praeityje. Mes net galime numatyti, kaip ji veiks ateityje, iki tam tikro momento. Bet už to momento yra siena. Ne tik žinojimo siena, bet ir pačios suprantamumo siena. Įsivaizduokite, kad bandote suprasti knygą, bet paskutinis skyrius yra parašytas kalba, kurios niekas negali išversti. Jūs galite perskaityti visus ankstesnius skyrius, galite suprasti siužetą, galite net numatyti, kas gali nutikti paskutinėme skyriuje, bet pats paskutinis skyrius lieka nesuprantamas. Būtent tokioje situacijoje mes esame su visata. Bet galbūt tai yra gerai. Galbūt visata nėra skirta būti visiškai suprantama. Galbūt visada turi būti paslaptis. Visada turi būti kažkas, ko mes nežinome. Nes jei mes žinotume viską, jei suprastume viską, kas liktų atrasti, kas liktų stebėtis, kas liktų tyrinėti. Tamsiosios energijos atradimas parodė mums, kad visata yra dar keistesnė, dar paslaptingesnė, nei mes kada nors įsivaizdavome. Jis parodė mums, kad net patys fundamentaliausi dalykai – erdvė, laikas, materija – nėra tokie, kokiais mes juos manėme esant. Ir jis parodė mums, kad visata turi pabaigą, bet ta pabaiga yra už mūsų supratimo ribų. Galbūt tai yra tikroji visatos prasmė – nebūti suprantamai, bet būti stebėtinai. Nebūti nuspėjamai, bet būti nuostabiai. Nebūti amžinai, bet būti pakankamai ilgai, kad kažkas galėtų ją stebėti, ją studijuoti, ją stebėtis. Ir mes esame tas kažkas. Mes esame visatos dalis, kuri gali žvelgti atgal į visatą ir ją suprasti. Mes esame būdas, kuriuo visata pažįsta save. Ir net jei ta pažintis yra neišsami, net jei yra dalykų, kurių mes niekada nesuprasime, pats faktas, kad mes galime bandyti suprasti, yra neįtikėtinas. Tamsoji energija plėšia visatą į gabalus, bet tuo pačiu metu ta pati visata sukūrė mus, būtybės, kurios gali tai suprasti, kurios gali tai išmatuoti, kurios gali tai apskaičiuoti. Ir galbūt tai yra didžiausia paslaptis iš visų. Ne tai, kad visata baigėsi, bet tai, kad ji sukūrė kažką, kas gali žinoti, kad ji baigėsi. Suprantu puikiai, ką dabar galvojate. Skaitote apie atomų suardymą, apie erdvės plyšimą, apie visatos pabaigą po 22 milijardų metų ir tai skamba kaip mokslinė fantastika. Tai skamba kaip spekulacija. Tai skamba kaip dar viena apokaliptinė teorija, kurių pilna internetas. Ir turite visą teisę būti skeptiški. Bet štai kas svarbu. Tai, apie ką kalbame, nėra spekulacija. Tai nėra hipotezė. Tai nėra galbūt ar galimas scenarijus. Tai yra tiesioginis išvada iš išmatuotų, patikrintų, pakartotinai patvirtintų duomenų. Kai Saulas Perlmuteris, Adamas Rysas ir Brianas Šmitas 21 metais gavo Nobelio premiją už tamsiosios energijos atradimą, jie ją gavo ne už gražią teoriją. Jie ją gavo už matavimus, už skaičius, už faktus. Ir štai tie faktai. Visata plečiasi. Šis plėtimasis spartėja. Spartėjimo tempas yra išmatuotas. Jei šis tempas tęsis, o mes neturime jokių priežasčių manyti, kad jis nesitęs, matematika yra neišvengiama. 22 milijardai metų. Didysis plyšimas.
Pabaiga. Bet, ir tai yra didžiulis bet, mes turime būti sąžiningi dėl to, ko mes nežinome. Ir čia prasideda tikrasis mokslas, ne pseudomokslas. Tikrasis mokslas nėra apie absoliučią tikrenybę. Jis yra apie geriausią mūsų supratimą, paremtą turimais duomenimis, su sąžiningu pripažinimu to, ko mes dar nesuprantame. Štai ko mes tikrai nežinome. Ar tamsiosios energijos intensyvumas yra pastovus? Visi mūsų skaičiavimai apie didįjį plyšimą remiasi prielaida, kad tamsiosios energijos savybės nekinta laikui bėgant. Bet kas būtų, jei jos kinta? Kas būtų, jei tamsiosios energijos intensyvumas lėtai mažėja? Arba didėja kitaip, nei mes manome? Arba svyruoja? 24 metais tarptautinė mokslininkų komanda, analizuodama naujausius Jameso Webbo teleskopo duomenis, rado kažką keisto. Kai jie matavo, kaip visata plėtėsi prieš 10 milijardų metų ir palygino su tuo, kaip ji plečiasi dabar, jie rado nedidelį, bet statistiškai reikšmingą neatitikimą. Tamsiosios energijos poveikis šiandien yra maždaug 3 procentus stipresnis, nei jis turėtų būti, jei jos intensyvumas būtų visiškai pastovus. 3 procentai. Tai atrodo nežymiai, bet per milijardus metų 3 procentai gali reikšti skirtumą tarp didžiojo plyšimo po 22 milijardų metų ir po 30 milijardų. Arba po 15. Arba, ir tai yra tikrai galimybė, tai gali reikšti, kad tamsiosios energijos intensyvumas didėja greičiau nei mes manėme ir didysis plyšimas gali įvykti anksčiau. Bet yra ir kita galimybė, dar radikalesnė. Kas būtų, jei tamsiosios energijos intensyvumas pasieks maksimumą ir pradės mažėti? Kai kurie teoretikai siūlo, kad tamsioji energija gali būti nepastovi visatos savybė, bet laikinas reiškinys. Kažkas, kas atsiranda tam tikrų visatos evoliucijos etapu ir galiausiai išnyksta. Įsivaizduokite visatą kaip milžinišką svyruoklę. Dabar jis svyruoja viena kryptimi, link vis spartesnio plėtimosi. Bet galbūt ateityje ji pradės svyruoti atgal, link lėtesnio plėtimosi, galbūt net link susitraukimo. Jei taip, tai didysis plyšimas gali niekada neįvykti. Vietoj to visata gali tęsti plėtimąsi, bet lėtėjančiu tempu, galiausiai pasiekdama stabilią būseną. Arba, ir tai yra dar keistesnė galimybė, tamsiosios energijos intensyvumas gali svyruoti cikliškai. Milijardus metų jis didėja, paskui milijardus metų mažėja, paskui vėl didėja. Jei taip, tai visata gali išvengti didžiojo plyšimo, bet ji vis tiek niekada negrįš į pradinę būseną. Ji bus kaip jūra su potviniais ir atoslūgiais, nuolat besikeičianti, bet niekada negrįžtanti į tą pačią būseną. Problema ta, kad mes negalime patikrinti šių teorijų per trumpą laiką. Mes galime stebėti visatą tik kelias dešimtis metų su tiksliais instrumentais. Tai yra mažiau nei akimirka, palyginus su milijardų metų laiko tarpais, apie kuriuos kalbame. Tai tarsi bandyti nustatyti, ar žmogus auga ar mažėja, stebint jį vieną sekundę. Jūs galite išmatuoti jo ūgį tą sekundę labai tiksliai, bet negalite pasakyti, kaip jis keitėsi per pastaruosius 10 metų, ar kaip keisis per ateinančius 10. Bet yra būdų apeiti šią problemą. Vienas iš jų – žvelgti į praeitį. Kai mes stebime tolimas galaktikas, mes matome jas tokias, kokios jos buvo prieš milijardus metų. Jei tamsiosios energijos intensyvumas keitėsi laikui bėgant, mes turėtume matyti skirtumus tarp to, kaip visata plėtėsi praeityje ir to, kaip ji plečiasi dabar. Ir būtent tai dabar daro mokslininkai. Vera Rubino observatorija Čilėje, kuri pradės pilną veikimą 25 metais, sudarys detalų žemėlapį, rodantį milijonus galaktikų ir jų pasiskirstimą erdvėje per paskutinius 10 milijardų metų. Euklido kosminis teleskopas matuoja, kaip tamsiosios energijos poveikis keitėsi skirtingais kosminio laiko periodais. Jameso Webbo teleskopas stebi tolimiausias galaktikas, bandydamas aptikti tamsiosios energijos pėdsakus ankstyvoje visatoje. Ir jau dabar mes matome užuominas, ne įrodymus, bet užuominas, kad kažkas gali būti sudėtingiau, nei mes manėme. Ta Hubble'o įtampa, apie kurią minėjau anksčiau, neatitikimas tarp skirtingų būdų išmatuoti visatos plėtimosi greitį, gali būti ženklas, kad tamsiosios energijos savybės nėra tokios paprastos, kaip mes manėme. Bet net jei tamsiosios energijos intensyvumas kinta, tai nebūtinai reiškia, kad didysis plyšimas neįvyks.
Tai gali tiesiog reikšti, kad jis įvyks kitaip arba kitų laikų. Fundamentali problema lieka ta pati. Yra jėga, kuri stumia visatą plėstis. Ir ši jėga atrodo esanti stipresnė už gravitaciją. Jei ši situacija tęsis pakankamai ilgai, visata galiausiai bus suardyta. Dabar pažvelkime į kitą didelį nežinomybės šaltinį – kvantinę mechaniką. Visi mūsų skaičiavimai apie didįjį plyšimą remiasi klasikinė fizika, Einšteino bendraja reliatyvumo teorija ir jos aprašymu, kaip erdvė, laikas ir gravitacija sąveikauja. Bet mes žinome, kad labai mažose mastelėse, atomų ir subatominių dalelių lygmenyje, klasikinė fizika nebeveikia. Ten viešpatauja kvantinė mechanika. Ir kvantinė mechanika yra keista. Ji sako, kad dalelės gali būti keliose vietose vienu metu, kad stebėjimas keičia stebimą objektą, kad yra fundamentali neapibrėžtumas gamtoje, ne todėl, kad mes nežinome pakankamai, bet todėl, kad pati gamta yra neapibrėžta. Kas nutinka, kai kvantinė mechanika susiduria su tamsąja energija? Kas nutinka, kai erdvė pradeda plėstis taip greitai, kad kvantiniai efektai tampa svarbus makroskopiniu mastu? Mes nežinome. Mūsų dabartinė fizika neturi teorijos, kuri sujungtų kvantinę mechaniką ir bendrąją reliatyvumo teoriją. Mes turime dvi atskiras teorijas, kurios abi puikiai veikia savo srityse, bet kurios prieštarauja viena kitai, kai bandome jas sujungti. Tai vadinama kvantinės gravitacijos problema. Ir tai yra viena didžiausių neatsakytų mįslių šiuolaikinėje fizikoje. Yra kandidatų į sprendimą – stygų teorija, kilpinė kvantinė gravitacija, kiti, bet ne vienas iš jų dar nėra eksperimentiškai patvirtintas. Mes tiesiog nežinome, kuri teorija yra teisinga, jei iš viso kuri nors yra teisinga. Ir tai reiškia, kad mūsų aprašymas, kas nutinka paskutinę sekundę prieš didįjį plyšimą, kai erdvė plečiasi greičiau nei šviesos greitis ir atomai yra suardomi, yra neišsamus. Mes galime ekstrapoliuoti iš klasikinės fizikos, bet mes nežinome, ar ta ekstrapoliacija yra teisinga. Galbūt kvantiniai efektai sustabdo didįjį plyšimą paskutinę akimirką. Galbūt erdvė negali plėstis greičiau nei tam tikras maksimalus greitis. Galbūt yra mechanizmas, kurio mes dar nežinome, kuris apsaugo visatą nuo visiško suardymo. Arba galbūt ne. Galbūt didysis plyšimas tikrai įvyks būtent taip, kaip mes aprašėme. Problema ta, kad mes nežinome. Ir tai yra sąžiningas mokslo atsakymas. Mes nežinome. Bet štai ką mes tikrai žinome. Visata nėra statinė. Ji nėra amžina ir nekintanti. Ji gimė prieš 14 milijardų metų didžiajame sprogime. Ji evoliucionavo iš karštų, tankių dujų į žvaigždes, galaktikas, planetas, gyvybę. Ir ji toliau evoliucionuoja. Kiekviena sekundė visata yra šiek tiek kitokia, nei ji buvo sekundę anksčiau. Ir ši evoliucija turi kryptį link vis didesnio plėtimosi, vis didesnės entropijos, vis didesnio chaoso. Tai yra ne teorija, ne hipotezė, bet stebimas faktas. Mes matome jį kiekvieną naktį, kai žvelgiame į dangų. Mes matome jį kiekviename matavime, kurį atliekame. Visata juda link kažko. Ar tai būtų didysis plyšimas, ar šiluminė mirtis, ar kažkas visai kita. Ir šis judėjimas yra neišvengiamas, kol kas mes žinome. Dabar leiskite man pasakyti kažką, kas gali nustebinti. Nepaisant viso šio neapibrėžtumo, nepaisant visų dalykų, kurių mes nežinome, pagrindinis atradimas lieka nepajudinamas. Visata turi pabaigą. Galbūt ne po 22 milijardų metų, galbūt ne didžiojo plyšimo forma, bet kažkokia pabaiga yra neišvengiama. Kodėl? Nes termodinamikos antrasis dėsnis, vienas fundamentaliausių fizikos dėsnių, sako, kad entropija visada didėja. Entropija yra netvarkos matas. Ir termodinamikos antrasis dėsnis sako, kad uždaroje sistemoje, o visata yra didžiausia įmanoma uždara sistema, netvarka visada didėja, niekada nemažėja. Tai reiškia, kad visata juda nuo tvarkos link netvarkos, nuo struktūros link chaoso, nuo koncentruotos energijos link išsklaidytos energijos. Ir šis procesas yra neišvengiamas. Jūs galite laikinai sumažinti entropiją vienoje vietoje, pavyzdžiui, sukurdami gyvą organizmą, kuris yra labai tvarkinga struktūra. Bet tai galite padaryti tik padidindami entropiją kitur. Bendra entropija visada didėja. Ir tai reiškia, kad visata galiausiai pasieks būseną, kurioje visa energija yra vienodai pasiskirsčiusi,
kurioje nebėra energijos gradientų, kurie galėtų skatinti bet kokius procesus. Tai vadinama šiluminės mirties būsena. Ir ji yra neišvengiama, nesvarbu, ar įvyks didysis plyšimas ar ne. Vienintelis skirtumas yra laikas. Jei įvyks didysis plyšimas, visata pasieks savo pabaigą po 22 milijardų metų. Jei ne, ji pasieks šiluminę mirtį po neįsivaizduojamai ilgo laiko, po 10 pakeltų 100 laipsnių metų ar net ilgiau. Bet abiem atvejais pabaiga yra neišvengiama. Tai yra ne pesimizmas, tai yra ne nihilizmas, tai yra tiesiog faktas. Visata yra laikinas reiškinys. Ji turėjo pradžią ir ji turės pabaigą. Ir mes, visi mes, visa gyvybė, visa sąmonė, esame tos laikinos visatos dalis. Bet štai kas nuostabu. Mes esame ta visatos dalis, kuri gali tai suprasti. Mes esame atomai, kurie gali galvoti apie atomus. Mes esame žvaigždžių dulkės, kurios gali galvoti apie žvaigždes. Mes esame visatos būdas pažinti save, suprasti save, stebėti savimi. Ir dabar, kai mes sužinojome apie tamsiosią energiją, kai mes sužinojome, kad visata turi pabaigą, mes sužinojome kažką fundamentalaus apie savo pačių egzistencijos prigimtį. Mes nesame amžini. Mūsų civilizacija nėra amžina. Net mūsų visata nėra amžina. Viskas yra laikina. Bet galbūt būtent tai daro viską prasminga. Jei visata būtų amžina ir nekintanti, niekas niekada nepasikeistų. Nebūtų evoliucijos, nebūtų istorijos, nebūtų prasmės. Bet kadangi visata yra laikina, kiekvienas momentas yra unikalus. Kiekviena žvaigždė, kuri gimsta, yra nauja. Kiekviena mintis, kurią mes galvojame, yra nepakartojama. Kiekvienas atradimas, kurį mes darome, yra originalus. Mes gyvename visatoje, kuri plėšo save į gabalus. Bet mes taip pat gyvename visatoje, kuri sukūrė mus, būtybės, kurios gali tai suprasti. Ir galbūt tai yra didžiausia paslaptis iš visų. Ne tai, kad visata baigėsi, bet tai, kad ji sukūrė kažką, kas gali žinoti, kad ji baigėsi. Dabar leiskite man parodyti jums kažką, kas gali pakeisti jūsų perspektyvą. Mes kalbėjome apie didįjį plyšimą kaip apie pabaigą. Bet kas būtų, jei tai nėra pabaiga, bet transformacija? Kas būtų, jei tai, kas nutinka didžiojo plyšimo metu, nėra sunaikinimas, bet perėjimas į kitą būseną? Kai kurie teoretikai siūlo, kad didysis plyšimas gali būti ne visatos pabaiga, bet jos atgimimas. Kai erdvė laikas yra visiškai suardytas, kai visos struktūros yra sunaikintos, galbūt atsiranda sąlygos naujam didžiajam sprogimui. Galbūt mūsų visata yra tik viena iš begalės ciklų – gimimas, augimas, mirtis, atgimimas. Tai primena rytų filosofijos sąvoką apie samsarą, amžiną gimimo, mirties ir atgimimo ciklą. Bet čia mes kalbame ne apie metafiziką, o apie fiziką. Ar yra fizinis mechanizmas, kuris galėtų sukurti naują visatą po senosios sunaikinimo? Atsakymas yra galbūt. Kai kurios kvantinės gravitacijos teorijos siūlo, kad erdvės laiko audinio plyšimas gali sukurti kvantinę putą, būseną, kurioje erdvė ir laikas nuolat atsiranda ir išnyksta kvantinėse fluktuacijose. Ir iš šios kvantinės putos gali atsirasti nauja visata su naujomis fizikos dėsniais, naujomis konstantomis, nauja istorija. Bet tai yra gryna spekulacija. Mes neturime jokių įrodymų, kad kažkas gali egzistuoti po visatos pabaigos. Mes net nežinome, ar po turi kokią nors prasmę, kai nebėra laiko. Galbūt didysis plyšimas yra tikrai galutinė pabaiga. Ne tik mūsų visatos, bet ir pačios egzistencijos sąvokos. Ir galbūt tai yra gerai. Galbūt visata nėra skirta būti amžina. Galbūt ji yra skirta būti laikina. Kažkas, kas atsiranda, egzistuoja kurį laiką ir tada išnyksta. Kaip žvaigždė, kaip žmogus, kaip bet kas yra realu ir prasminga. Bet grįžkime prie konkretaus klausimo. Ką tai reiškia mums čia ir dabar? Ką tai reiškia žmonijai, kuri gyvena 21 amžiuje, 22 milijardus metų prieš galimą visatos pabaigą? Vienas atsakymas yra nieko. 22 milijardai metų yra toks neįsivaizduojamai ilgas laikas, kad jis neturi jokios praktinės reikšmės mūsų gyvenimams. Žmonija gali išnykti per kitus 100 metų dėl klimato kaitos, branduolinio karo, pandemijos ar dar nežinomos grėsmės. Arba mes galime išgyventi milijonus metų,
plėstis po galaktiką, evoliucionuoti į kažką visiškai kitokio, nei esame dabar. Bet nesvarbu, kas nutiks, didysis plyšimas yra toks toli ateityje, kad jis neturėtų įtakos mūsų sprendimams šiandien. Bet yra ir kitas atsakymas, gilesnis. Tamsiosios energijos atradimas keičia mūsų fundamentalų supratimą apie savo vietą visatoje. Mes nebe centras, mes nebe amžini, mes nebe specialūs. Mes esame laikinos būtybės laikinoje visatoje, kuri pati save sunaikina. Ir tai gali būti išlaisvinanti. Jei niekas nėra amžina, jei viskas yra laikina, tai reiškia, kad nėra galutinių atsakymų, nėra absoliučių tiesų, nėra tobulos tvarkos. Viskas yra procesas, viskas yra evoliucija, viskas yra pokytis. Tai reiškia, kad mes turime laisvę kurti savo prasmę. Mes neturime laukti, kol visata mums pasakys, kokia yra mūsų paskirtis. Mes galime patys nuspręsti, kas yra svarbu, kas yra prasminga, kas verta siekti. Nes galiausiai niekas nėra iš anksto nustatyta, viskas yra atvira. Ir tai reiškia, kad kiekvienas momentas yra brangus. Jei visata yra laikina, jei mes esame laikini, tai reiškia, kad kiekviena akimirka, kurią mes turime, yra unikali ir nepakartojama. Kiekviena saulėlydis, kurį mes matome, kiekvienas pokalbis, kurį mes turime, kiekvienas atradimas, kurį mes darome, visa tai yra laikina ir todėl brangu. Tamsioji energija plėšia visatą į gabalus, bet tuo pačiu metu ta pati visata sukūrė mus, būtybės, kurios gali matyti grožį tame plyšime, kurios gali suprasti matematiką aprašančią tą plyšimą, kurios gali stebėtis tuo, kad mes esame čia, kad galėtume tai stebėti. Ir galbūt tai yra tikroji visatos prasmė. Neegzistuoti amžinai, bet sukurti kažką, kas gali ją suprasti, nors ir trumpam. Nebūti tobulai, bet būti pakankamai įdomiai, kad verta būtų ją studijuoti. Neturėti atsakymų, bet kelti klausimus. Mes nežinome, ar didysis plyšimas tikrai įvyks. Mes nežinome, ar tamsiosios energijos intensyvumas yra pastovus. Mes nežinome, kas nutiks paskutinę sekundę prieš galą. Bet mes žinome, kad visata yra nuostabi. Mes žinome, kad ji yra sudėtinga. Mes žinome, kad ji verta tyrinėti. Ir mes žinome, kad mes esame čia, dabar, šiuo momentu, dalis tos nuostabios, sudėtingos, laikinos visatos. Mes esame žvaigždžių dulkės, kurios gali galvoti. Mes esame atomai, kurie gali stebėtis. Mes esame visatos būdas pažinti save. Tamsioji energija plėšia visatą į gabalus. Bet kol tas plyšimas vyksta, ar tai užtruks 22 milijardus metų, ar 100 trilijonų, mes esame čia. Mes galime stebėti, mes galime suprasti, mes galime stebėtis. Ir galbūt tai yra viskas, ko mes galime tikėtis. Ne amžinybės, ne galutinių atsakymų, bet momento, šio momento, kai mes galime žvelgti į naktinį dangų ir matyti ne tik šviesos taškus, bet galaktikas, esančias už milijardų šviesmečių. Kai mes galime apskaičiuoti, kada visata baigsis, net jei tai įvyks po neįsivaizduojamai ilgo laiko. Kai mes galime suprasti, kad mes esame laikini ir būtent dėl to brangus. Bet dabar sustokime. Sustokime ties tuo, ko mes nežinome. Nes būtent čia, ties žinojimo riba, prasideda tikroji paslaptis. Mes kalbėjome apie tamsiosią energiją taip, tarsi suprastume, kas ji yra. Bet tiesa yra daug paprastesnė ir daug keistesnė. Mes neturime mažiausio supratimo. Mes žinome, ką ji daro, stumia erdvę plėstis. Mes galime išmatuoti jos poveikį, mes galime apskaičiuoti jos kiekį. Bet kas ji yra? Kodėl ji egzistuoja? Iš kur ji atsiranda? Į šios klausimus mes neturime atsakymų. Įsivaizduokite, kad gyvenate viduramžiais ir stebite, kaip daiktai krenta žemėn. Jūs galite išmatuoti, kaip greitai jie krenta. Galite apskaičiuoti, kur jie nusileis. Bet jūs neturite mažiausio supratimo apie gravitaciją, apie tai, kas verčia juos kristi. Jūs tiesiog matote efektą, bet ne priežastį. Būtent tokioje situacijoje mes esame su tamsiąja energija. Mes matome efektą, visatos plėtimąsi, bet priežastis lieka visiškai paslaptinga. Ir tai nėra vienintelis dalykas, kurio mes nežinome. Tamsioji energija sudaro 68% visatos. Tamsioji materija, dar viena paslaptinga substancija,
sudaro 27 procentus. Kartu tai yra 95 procentai visatos. 95 procentai, kurių mes visiškai nesuprantame. Mes gyvename visatoje, kurios beveik visa masė ir energija yra mums nesuprantama. Pagalvokite apie tai. Viskas, ką mes galime pamatyti, visos žvaigždės, visos galaktikos, visos planetos, visa gyvybė, jūs, aš, visa tai sudaro vos 5 procentus visatos. 5 procentai. Likę 95 procentai yra kažkas visiškai kito, kažko, ko mes negalime pamatyti, paliesti, tiesiogiai aptikti. Mes žinome, kad tai egzistuoja, tik todėl, kad matome jo poveikį. Bet kas tai yra, mes nežinome. Ir štai kas iš tikrųjų bauginanti. Galbūt yra dalykų, kurių mes niekada nesuprasime. Ne todėl, kad mes nesame pakankamai protingi, ne todėl, kad mūsų technologija yra per silpna, bet todėl, kad kai kurie klausimai gali būti už bet kokio supratimo ribų. Pagalvokite apie skruzdėlę, bandančią suprasti kvantinę mechaniką. Nesvarbu, kiek laiko ji turėtų, nesvarbu, kaip sunkiai ji stengtųsi, ji niekada nesuprastų. Ne todėl, kad kvantinė mechanika yra per sudėtinga, bet todėl, kad skruzdėlės smegenys tiesiog nėra sukurtos tam tipui mąstymo. Jai trūksta pačių konceptualių įrankių, reikalingų net pradėti formuluoti klausimus. Dabar pagalvokite apie mus. Mūsų smegenys evoliucionavo, kad išgyventume Afrikos savanoje. Jos evoliucionavo, kad atpažintų veidus, kad mestų akmenį į taikinį, kad suprastų socialinės hierarchijas. Jos neevoliucionavo, kad suprastų kvantinę mechaniką, reliatyvumo teoriją ar tamsiosios energijos prigimtį. Faktas, kad mes galime suprasti šios dalykus bent iš dalies, yra stebuklas. Bet galbūt yra dalykų, kurie yra už mūsų konceptualių galimybių ribų. Dalykų, kuriuos mes niekada nesuprasime, nes mūsų smegenys tiesiog nėra sukurtos tam. Tamsiosios energijos prigimtis gali būti vienas iš tokių dalykų. Galbūt tikrasis atsakymas į klausimą, kas yra tamsioji energija, reikalauja mąstymo tipo, kurio mes negalime turėti. Galbūt tai yra klausimas, į kurį mes niekada negausime atsakymo, ne todėl, kad atsakymo nėra, bet todėl, kad mes negalime net suprasti, kaip atrodo atsakymas. Ir tai kelia dar gilesnį klausimą, kiek iš visatos yra mums suprantama. Jei 95 procentai visatos masės ir energijos yra paslaptis, galbūt 95 procentai visatos prigimties taip pat yra paslaptis. Galbūt mes matome tik mažą kampelį didžiulės realybės, kuri tęsiasi į dimensijas, kurias mes net negalime įsivaizduoti. Stygų teorija, viena iš kandidačių į viską apjungiančią teoriją, siūlo, kad visata turi 10 ar 11 dimensijų. Mes patiriame tik 3 erdvės dimensijas ir 1 laiko dimensiją. Kitos 6 ar 7 dimensijos yra susuktos tokiu būdu, kad mes jų negalime tiesiogiai suvokti. Bet jos egzistuoja ir jos gali būti fundamentalios visatos struktūrai. Įsivaizduokite skruzdėlę, vaikščiojančią ant popieriaus lapo. Jei visata yra dvimatė, ji gali judėti pirmyn, atgal ir į šonus, bet ji neturi sąvokos apie aukštyn ar žemyn. Jei jūs pakeltumėte tą popieriaus lapą į orą, skruzdėlė negalėtų to suvokti. Jai atrodytų, kad viskas, kas egzistuoja, yra tas popierius, bet iš tikrųjų yra visa trečioji dimensija, kurios ji negali suvokti. Galbūt mes esame kaip ta skruzdėlė. Galbūt yra dimensijos, kurias mes negalime suvokti, bet kurios yra fundamentalios visatos struktūrai. Galbūt tamsioji energija ateina iš tų dimensijų. Galbūt ji yra kažkas, kas egzistuoja už mūsų 3 dimensijų erdvės ribų, bet kurio poveikį mes jaučiame. Arba galbūt viskas yra dar keistesnis. Kai kurie fizikai siūlo, kad pati erdvė ir laikas nėra fundamentalūs, kad jie yra emergentinės savybės, atsirandančios iš kažko gilesnio. Tai tarsi sakyti, kad temperatūra nėra fundamentali savybė. Jie yra tik molekulių judėjimo greičio matas. Galbūt erdvė ir laikas taip pat yra tik paviršiniai reiškiniai, atsirandantis iš gilesnės realybės, kurios mes dar nesuprantame. Jei tai tiesa, tai viskas, ką mes manome žinantis apie visatą, yra tik paviršinė istorija. Tikroji istorija vyksta gilesnėme lygmenyje, kurio mes net negalime įsivaizduoti. Ir tamsiosios energijos paslaptis gali būti išspręsta tik tame gilesnėme lygmenyje. Bet grįžkime prie to, ką mes tikrai žinome. Mes žinome, kad visata plečiasi. Mes žinome, kad šis plėtimasis spartėja.
Mes žinome, kad kažkas, ką vadiname tamsąją energiją, yra atsakinga už šį spartėjimą. Ir mes žinome, kad jei šis procesas tęsis, visata galiausiai bus suardyta. Bet štai ko mes nežinome, ar šis procesas tęsis, ar tamsiosios energijos intensyvumas yra pastovus, ar yra mechanizmas, kuris gali sustabdyti didįjį plyšimą, ar yra būdas visatai išvengti savo likimo. Ir štai dar ko mes nežinome, kas nutinka po pabaigos. Jei didysis plyšimas tikrai įvyks, jei erdvė laikas bus visiškai suardytas, kas tada? Ar tai yra absoliuti pabaiga? Ar gali atsirasti kažkas naujo? Ar gali būti kitas didysis sprogimas, kita visata, kitas ciklas? Mes nežinome ir galbūt mes niekada nesužinosime. Nes norint atsakyti į šios klausimus, reikėtų suprasti, kas yra už erdvės ir laiko ribų. O kaip galima suprasti kažką, kas yra už erdvės ir laiko, kai visi mūsų supratimo įrankiai yra pagristi erdvė ir laiku? Tai tarsi bandyti įsivaizduoti spalvą, kurios niekada nematėte, arba garsą, kurio niekada negirdėjote, arba pojūtį, kurio niekada nepatyrėte. Jūsų smegenys tiesiog neturi konceptualių įrankių tam. Ir galbūt mūsų smegenys neturi konceptualių įrankių suprasti, kas yra už visatos ribų. Bet galbūt tai yra gerai. Galbūt ne viską reikia suprasti. Galbūt kai kurios paslaptys turi likti paslaptimis. Nes jei mes suprastume viską, jei žinotume visus atsakymus, kas liktų atrasti, kas liktų stebėtis, kas liktų tyrinėti. Mokslas nėra apie galutinių atsakymų radimą. Jis yra apie geresnių klausimų kelimą. Kiekvienas atsakymas, kurį mes randame, kelia 10 naujų klausimų. Kiekviena paslaptis, kurią mes išsprendžiame, atskleidžia 10 naujų paslapčių. Ir tai yra gerai. Tai yra būtent taip, kaip turėtų būti. Prieš 400 metų mes manėme, kad Žemė yra visatos centras. Prieš 100 metų mes manėme, kad paukščių takas yra visa visata. Prieš 30 metų mes manėme, kad visatos plėtimasis lėtėja. Kiekvieną kartą mes buvome ne tik klaidingi, mes buvome klaidingi būdais, kuriuos net negalėjome įsivaizduoti. Ir dabar, 21 amžiuje, mes manome, kad suprantame visatos likimą. Mes manome, kad žinome apie tamsiosią energiją, apie didįjį plyšimą, apie visatos pabaigą. Bet galbūt po 100 metų, po 1000 metų, po milijono metų, jei žmonija išgyvens tiek ilgai, mūsų palikuoniai žvelgs atgal į mus ir šypsosis. Jie matys, kaip mes buvome klaidingi būdais, kuriuos mes net negalime įsivaizduoti. Ir tai yra nuostabu. Tai reiškia, kad visada yra daugiau ko išmokti. Visada yra daugiau ko atrasti. Visada yra daugiau ko stebėtis. Dabar leiskite man grįžti prie to, nuo ko pradėjome. Prisimenate? Mes pradėjome nuo paprasto fakto. Jūsų kūnas šiuo metu juda erdvėje greičiu, kuris viršija 2 milijonus kilometrų per valandą. Ne todėl, kad judėtumėte, bet todėl, kad pati erdvė po jumis plečiasi. Dabar po viso šio kelionės, po visų šių milijardų metų į ateitį ir atgal, grįžkime į šią akimirką, į šį momentą, kai skaitote šios žodžius, į šią sekundę, kai jūsų širdis plaka, kai jūsų plaučiai kvėpuoja, kai jūsų smegenys apdoroja informaciją. Ši akimirka, ši vienintelė, unikali, nepakartojama akimirka yra visa, ką mes tikrai turime. Praeitis yra išnykusi, ateitis dar neatėjo, yra tik dabar, tik šis momentas, tik ši akimirka, kai jūs esate gyvas, sąmoningas, galintis galvoti ir jausti. Ir ši akimirka yra stebuklas. Ne todėl, kad ji yra amžina, ji nėra. Ne todėl, kad ji yra speciali, ji nėra. Bet todėl, kad ji yra. Todėl, kad jūs esate. Todėl, kad visata, kuri prasidėjo prieš 14 milijardų metų, karšto tankaus dujų kamuolyje, kuri išsiplėtė ir atvėso, kuri suformavo galaktikas ir žvaigždes ir planetas, kuri sukūrė gyvybę ir sąmonę, ta pati visata dabar skaito šios žodžius per jūsų akis. Jūs nesate atskirtas nuo visatos. Jūs esate visatos dalis. Kiekvienas atomas jūsų kūne buvo sukurtas žvaigždės branduolyje prieš milijardus metų. Anglis jūsų DNR molekulėse, kalcis jūsų kauluose, geležis jūsų kraujyje. Visa tai buvo sukurta branduolinės sintezės reakcijose žvaigždžių viduje. Jūs esate tiesiogiai pagaminti iš žvaigždžių dulkių. Ir ne tik jūsų kūnas.
Jūsų sąmonė, jūsų gebėjimas galvoti, jausti, suvokti taip pat yra visatos dalis. Kai jūs galvojate apie visatą, visata galvoja apie save. Kai jūs stebitės visata, visata stebisi savimi. Kai jūs bandote suprasti visatą, visata bando suprasti save. Ir dabar, kai mes sužinojome apie tamsiosią energiją, kai mes sužinojome, kad visata plėšo save į gabalus, visata sužinojo apie savo pačios likimą. Per 14 milijardų metų evoliucijos visata sukūrė struktūras, galaktikas, žvaigždes, planetas, gyvybę, sąmonę, mokslą, kurios galiausiai atrado, kad pati visata yra laikina. Tai yra neįtikėtina, tai yra nuostabu, tai yra stebuklas. Bet tai taip pat kelia klausimą, kodėl? Kodėl visata sukūrė sąmonę? Kodėl jis sukūrė būtybės, kurios gali ją suprasti? Kokia prasmė sąmonės visatoje, kuri galiausiai bus suardyta? Galbūt nėra prasmės. Galbūt sąmonė yra tiesiog atsitiktinis šalutinis produktas fizikos dėsnių. Galbūt mes esame tiesiog sudėtingi atomų rinkiniai, kurie atsitiktinai įgijo gebėjimą galvoti ir nėra jokios gilesnės prasmės ar tikslo. Bet galbūt yra kita galimybė. Galbūt sąmonė nėra atsitiktinumas. Galbūt ji yra neišvengiama. Kažkas, kas atsiranda bet kurioje pakankamai sudėtingoje sistemoje. Galbūt visata yra tokia, kad ji neišvengiamai sukuria sąmonę, kur tik gali. Jei taip, tai keičia viską. Tai reiškia, kad sąmonė nėra atsitiktinumas, bet visatos savybė. Tai reiškia, kad visata nėra tiesiog akla, beprasmė mašina, bet kažkas, kas neišvengiamai kuria būtybės, kurios gali ją suprasti. Ir galbūt tai yra visatos tikslas, jei galima vartoti tokį žodį. Neegzistuoti amžinai, nebūti tobulai, bet sukurti sąmonę. Sukurti būtybės, kurios gali ją stebėti, ją suprasti, ją stebėtis. Net jei tik trumpam, net jei tik vienai akimirkai kosminio laiko skalėje. Nes galbūt viena akimirka sąmonės yra vertesnė už amžinybę nesąmoningumo. Galbūt viena mintis, vienas jausmas, vienas suvokimo momentas yra vertesnis už trilijonus metų tuščios erdvės. Galbūt visata, kuri gyvena 22 milijardus metų ir sukuria sąmonę, yra geresnė, kokia bebūtų ta sąvoka, nei visata, kuri gyvena amžinai, bet niekada nesukuria nieko, kas galėtų ją suvokti. Tai yra spekulacija, žinoma. Tai yra filosofija, ne fizika. Bet kartais filosofija yra vienintelis įrankis, kurį mes turime, kai fizika pasiekia savo ribas. Ir mes pasiekėme tas ribas. Mes žinome, kad visata plečiasi. Mes žinome, kad šis plėtimasis spartėja. Mes žinome, kad kažkas, tamsoji energija, yra atsakinga už tai. Bet mes nežinome, kas yra tamsoji energija. Mes nežinome, kodėl ji egzistuoja. Mes nežinome, ar didysis plyšimas tikrai įvyks. Mes nežinome, kas nutiks po pabaigos. Mes pasiekėme žinojimo ribą. Ir už tos ribos yra tik paslaptis. Bet galbūt paslaptis yra ne problema, kurią reikia išspręsti, bet dovana, kurią reikia priimti. Galbūt ne viską reikia suprasti. Galbūt kai kurie dalykai turi likti nežinomi, kad gyvenimas būtų įdomus, kad būtų ko siekti, ko stebėtis. Mes gyvename visatoje, kurios 95% yra paslaptis. Mes gyvename visatoje, kuri galiausiai bus suardyta. Mes gyvename visatoje, kurios pabaiga yra už mūsų supratimo ribų. Bet mes taip pat gyvename visatoje, kuri sukūrė žvaigždes ir galaktikas, kuri sukūrė planetas ir gyvybę, kuri sukūrė sąmonę ir mokslą, kuri sukūrė muziką ir meną ir poeziją, kuri sukūrė meilę ir grožį ir stebėjimąsi. Ir mes esame ta visatos dalis, kuri gali visą tai patirti. Mes galime žvelgti į naktinį dangų ir matyti milijardų žvaigždžių. Mes galime klausytis muzikos ir jausti emocijas. Mes galime mylėti ir būti mylimi. Mes galime galvoti ir jausti ir suvokti. Tai yra neįtikėtina. Tai yra nuostabu. Tai yra stebuklas. Tamsoji energija plėšia visatą į gabalus. Bet kol tas plėšimas vyksta, ar tai užtruks 22 milijardus metų, ar 100 trilijonų, ar amžinybę, mes esame čia, šioje akimirkoje. Šioje vienintelėje, unikalioje, nepakartojamoje akimirkoje. Ir galbūt tai yra viskas, ko mes galime tikėtis. Ne amžinybės, ne galutinių atsakymų, ne visiško supratimo, bet šios akimirkos, šio momento, kai mes galime būti gyvi, sąmoningi, galintys stebėtis. Prisimenate, kai pradėjome?
Jūsų kūnas juda erdvėje greičiu, kuris viršyje 2 milijonus kilometrų per valandą. Erdvė po jumis plečiasi. Kiekviena sekundė, kol skaitote šiuos žodžius, erdvė tarp jūsų ir tolimiausių galaktikų išsiplečia maždaug 3000 kilometrų. Bet štai kas iš tikrųjų svarbu. Kol ta erdvė plečiasi, kol visata juda link savo likimo, jūs esate čia. Jūsų širdis plaka, jūsų plaučiai kvėpuoja, jūsų smegenys galvoja. Jūs esate gyvas, sąmoningas, galintis suvokti šią neįtikėtiną, nuostabią, paslaptingą visatą, kurios dalis jūs esate. Tamsoji energija plėšia visatą į gabalus, bet ji taip pat sukūrė erdvę, kurioje galėjo atsirasti žvaigždės. Ir žvaigždės sukūrė elementus, ir elementai sukūrė planetas, ir planetos sukūrė gyvybę, ir gyvybė sukūrė sąmonę. Ir sąmonė sukūrė mokslą, ir mokslas atrado tamsios energiją. Ratas užsidarė. Visata sukūrė būtybės, kurios gali ją suprasti. Ir dabar tos būtybės, mes, žvelgiame atgal į visatą ir matome ne tik jos grožį, bet ir jos trapumą. Ne tik jos didybę, bet ir jos laikinumą. Ne tik jos paslaptis, bet ir jos ribas. Ir galbūt tai yra tikroji išmintis. Nežinoti viską, bet žinoti, ko mes nežinome. Neturėti visų atsakymų, bet suprasti, kokie klausimai yra svarbus. Negyventi amžinai, bet vertinti tą laiką, kurį mes turime. Mes nežinome, ar didysis plyšimas tikrai įvyks. Mes nežinome, kas yra tamsoji energija. Mes nežinome, kas nutiks po visatos pabaigos. Bet mes žinome, kad esame čia, dabar, šioje akimirkoje. Ir galbūt tai yra vienintelis atsakymas, kurio mums iš tikrųjų reikia. Visata plėšo save į gabalus, bet tuo pačiu metu ji kuria. Ji kuria žvaigždes iš dujų. Ji kuria planetas iš dulkių. Ji kuria gyvybę iš molekulių. Ji kuria sąmonę iš neuronų. Ji kuria grožį iš chaoso. Ir mes, jūs ir aš, visi mes, esame ta kūryba. Mes esame būdas, kuriuo visata kuria save. Mes esame būdas, kuriuo ji pažįsta save. Mes esame būdas, kuriuo ji stebisi savimi. Tamsoji energija plėšia visatą į gabalus. Bet kol tas plyšimas vyksta, mes esame čia. Mes galime žvelgti į žvaigždes. Mes galime galvoti apie begalybę. Mes galime jausti stebėjimąsi. Ir galbūt tai ne atsakymai, bet klausimai. Ne tikrenybė, bet paslaptis. Ne amžinybė, bet akimirka. Yra viskas, ko mes galime tikėtis. Ir galbūt tai yra daugiau nei pakanka. Visata plėšo save į gabalus. Bet ji taip pat sukūrė mus. Būtybės, kurios gali matyti grožį tame plyšime. Ir galbūt tai yra didžiausia paslaptis iš visų. Ne tai, kad visata baigėsi, bet tai, kad ji pradėjo. Ne tai, kad ji sunaikinama, bet tai, kad ji buvo sukurta. Ne tai, kad mes mirsime, bet tai, kad mes gyvename. Dabar, šią akimirką, kai skaitote šios žodžius, erdvė plečiasi. Galaktikos tolsta. Tamsoji energija stumia visatą į šalis. Bet jūs esate čia. Gyvas, sąmoningas, galintis stebėtis. Ir galbūt tai yra vienintelis stebuklas, kurio mums reikia.